Dabar norim tik tai susitikrinti. Noriu tik tai susitikrinti, ar viskas gerai matosi, ar viskas gerai girdisi, ar tikrai nėra kažkokių tai techninių dalykų, kur kad kažkas tai vat būtų ne taip. Galite parašyti į susirašinėjimo langelį. Aha, labas vakaras, labai smagu matyti. Viskas puikiai, viskas ok, viskas gerai. Gerai, tada galime pradėti. Tai iš tikrųjų šiandien susirinkom į tokią labai aktualią temą, nes iš jūsų registracijų skaičiaus mes su Viktorija pastebėjom, kad vis dėlto tai yra tikrai labai aktuali, sakykime, tokia tema, klausimas, kaip atrasti savo profesiją ir sukurti paslaugą. Tai matyt, kad jau šiandien tiek mūsų daug yra, tai svarstote, galvojate apie tai, galvojate apie kažkokius pokyčius, bet visgi vat kažkur tai, nežinau, galvojate nuo ko gal pradėti, nežinote, kur save padėti ir taip toliau. Tai trumpai labai iš tikrųjų prisistatysim. Tai kadangi aš šiek tiek jau pasakiau pradžios, Viktorija, gal tu prieisi prie mūsų sekančios dalies, kodėl šiandien labai svarbu būti iki galo, labai svarbu būti aktyvioms ir taip toliau. Tai būtinai. Taip, tai tik tai va dar matau, kaip įjungti garsą. Tai tiem, kuriem irgi var, aš matau, nėra garso, tai tuo minutę aš tik taip atrašau, kad galėtų. Gerai. Tai kol tu ieškai garso, aš dar pasakysiu. Mielosios, labai prašysime šiandien, kad nebūtų kažkokio chaoso, bet su tais garsais susitvarkyti, užsimutinti, stengsimės ir mes šitą dalyką moderuoti, kiek pajėgsime ir kiek galėsime. Ir jeigu turėsite kažkokių tai klausimų, tai būtinai arba pakelkite, apačioje yra tas rankytės, klauskite, arba parašykite į susirašinėjimo langą, kad nebūtų kažkokio chaoso ir kad tiesiog galėtume toliau tęsti seminarą. Gerai? Manau, viskas šiandien mums sklandžiai praeis. Daugelis su Zoomu tikrai jau yra susipažinę ne pirmą kartą. Taip. Taip, tik aš dar priiminėju žmonės. Tuoj paspaudžiu ir tada pagrindinė mūsų šiandienos užduotis yra tai, kad jūs įsitrauktumėte ir būtumėte aktyvios. Tai aktyvumas, kodėl jis yra toksai svarbus, tai pirmiausia yra dėl to, kad aš pati pradėčiau galvoti, ar ne, kaip yra mano situacijoje, ar aš čia savo galiu pritaikyti, ar negaliu. Tai tada webinaras tikrai duoda didžiulę naudą. Ir kada mes būname aktyvios ir mums pačiom smagiau, ar ne, būna viena kitą matyti, va kaip smagu, kas kameras įsijungiat. Nes mes su Egle labai daug ruošiamės, kas stebėjot mūsų storijus Instagram'e, tai žinokit, iškritusios buvom, kiek atidavėm širdies ir su viena draugė kalbu prieš webinarą, sakau, žinok, keista, bet sakau, taip net nesijaudinu, atrodo, su tokiu jauduliuku laukiu, bet su džiaugsmu. Sako, tai nesijaudinu dėl to, nes eina iš širdies. Tai čia vat yra svarbu mums tai, kad ir jūs būtumėte aktyvios ir įsitrauktumėte. Sveiki, kurie jungiatės, ir mes esam jums paruošusios dovaną. Apie dovaną jūs sužinosit pačiam webinaro gale. Šiandien irgi vienai dalyviai užsiminiau, sako, ojei, kaip fainai, tikrai lauksiu pačio webinaro galo. Ir tam, kad jūs galėtumėte pretenduoti į dovaną, bus vertinamas jūsų aktyvumas. Tai štai čia Zoomo apačioje, ar ne, yra tokie veideliai reactions. Tai labai noriu, kad jūs pasibandytumėt, paspaustumėte tas reactions, pasižymėtumėte širdutę, va, Rosita jau perverka šaudo, kad reaguotumėte, ar ne, į mus, į mūsų pasakymus tam tikrus, ar jūs pritarėt, ar nepritarėt, nes norime padaryti, kad tai būtų aktyvus bendravimas ir kad ir jums būtų smagu ir mums būtų smagu. Ne? Ir tai kuo daugiau reaguokit, kuo daugiau reiškitės, rašykit komentarus, įsijunkit būtinai kameras. Visos esam čia moterys, jeigu net ir esat susivėlusios, tai manau, nei viena nesam tokia, kur visoje dienoje esam labai susišukavusios ir taip toliau. Tai labai prašysiu, jauskitės drąsiai, naudokitės reakcijomis, drąsiai komentuokit, atsakykit ir tikrai įsitraukit. Ir ką, manau, Egle, tada keliaujam į temą.
Taip, keliaujam. Aha, girdėjau labai savo aidą, dabar jau nebegirdžiu. Gerai. Taip, tai nuo trumpo prisistatymo apie mane, šiek tiek noriu prisistatyti, jau dauguma žinote iš tikrųjų mane iš socialinių tinklų, čia yra tikrai ne viena mano draugė prisijungusi, tai labai malonu jūs čia visas matyti. Esu Eglė Janušauskienė, esu moterų savirealizacijos coacherė ir mentorė. Tai ką aš darau, iš tikrųjų padedu moteriams atrasti savo tikrąjį potencialą ir pažadinti savo stipriasias duotybės, nes labai tikiu, kad būtent per tai mes ir atrandame savo profesiją, kurioje norime iš tikrųjų ir būti. Taip atradome ir mes save iš tikrųjų, ar ne, Viktorija? Tai mes ir pasidalinsime tą savo tokią sukauptą patirtimi, kas mums iš tikrųjų padėjo ir kokie metodai mums iš tikrųjų padėjo. Dabar labai trumpai apie mano asmeninę patirtį, nuo ko aš pradėjau apskritai savo karjerą. Tai dar būdama studentė paragavau pirmo darbo pardavėjos konsultantės žaislų parduotuvėje, tai buvo Žaislų planeta. Ir tai buvo tikrai labai geras startas pradėti dirbti su klientais ir pamatyti jų visokių iš tikrųjų. Toliau sekė draudimo konsultantės darbas. Iš tikrųjų šitame darbe gavau tokių pamokų. Tiek buvo įvairiausių prieštaravimų, tiek reikėjo išmokti į derybų meną įeiti, kad tikrai esu labai dėkinga šiai patirčiai. Vėliau sekė mano asmeninis brandas, gaminau papuošalus, ar ne, čia ką tik buvo draudimo sritis, o dabar iš karto kažkoks kūrybinis procesas vykstantis papuošalai, bet gal iš tikrųjų dėl to, kad 10 metų lankiau muzikos mokyklą ir to kūrybiškumo visą laiką buvo. Toliau dirbau su vartojamosiomis paskolomis, su greitaisiais kreditais. Tai yra neįtikėtinas darbas iš tikrųjų. Labai norėjau jį pabandyti ir šitas darbas buvo vienas iš kuriozinių, nes tikrai teko pamatyti įvairiausių klientų ir visokių juokingų situacijų ir to tokio bendravimo pačio iš klientų pusės. Vėliau dirbau grožio srityje. Šita sritis man be galo patiko, buvau manikiūro meistrė. Tik tai būtent šioje srityje dirbdama, čia reikėjo padėti svarstyklės. Tai kas aš labiau esu? Ar aš esu grožio specialistė, ar aš labiau esu psichologė? Nes būtent čia ir prasidėjo mano coachingo kelionė, būtent čia aš supratau, kad man reikia toliau eiti šituo keliu, nes aš be galo mėgstu bendrauti su moterimis, jos man be galo daug įsipasakodavo ir aš labai mėgau tiesiog būti tame ryšyje kartu su jomis. Vėliau dirbau vėl su finansais, ne tik su draudimu, bet šitas darbas man atnešė be galo daug gerų žmonių ir vienas iš tų žmonių yra šiandieną Viktorija ir mes kartu su ja šį seminarą sukūrėme, padarėme kolaboraciją ir kūrėme bendrus projektus. O dabar esu kas esu, neseniai ką tik prisistačiau, neseniai ir girdėjote. Ir iš tikrųjų visa šita patirtis, jūs suprasite, kodėl aš apie ją pasakiau, nes mes toliau kalbėsime apie gyvenimo linijas. Dabar apskritai, kodėl tai darome, kodėl mes šiandien susirinkome čia, kodėl mes su Viktorija sukūrėme šitą webinarą ir kodėl mes kalbame apie šitą būtent temą. Dėl to, kad mums yra iki, nežinau, kaulų smegenų tikrai labai svarbi ir tikrai tos paieškos, tas savęs realizavimas potencialas tiesiog liejosi per kraštus ir tai ėjo per tokį didelį skaudulį, kol mes save atradome. Tai pirmiausia, mūsų šiandienos tikslas yra parodyti, kad visi atsakymai yra mumyse, tik mes pačios privalome taikyti tam tikras technikas, kad galėtume įsigryninti. Tai nėra kažkoks skraidymas ant šluotos. Čia tikrai, žinokit, nesakysim, kad reikia sėdėti lotoso pozoje ir visą laiką medituoti ir panašiai, tai yra nuostabus dalykas, bet mes daugiau kalbėsime apie tai, kad reikia eiti į veiksmą ir reikia daryti dalykus. Kitas dalykas, labai svarbi mūsų yra misija. Tai mūsų misija yra tokia, kad mes norime šiandieną jūs įkvėpti, paskatinti veikti ir atrasti tą savo tikrąjį pašaukimą, be jokių kaltinimų savo. Galbūt šiandien visiškai nežinote, kur norite eiti, kokią norite profesiją galbūt keisti, arba galbūt kažkokią solo veiklą sukurti ir taip toliau. Galbūt šitose vietose asmeninėse sesijose susiduriu su moterimis, kad pradeda lįsti į tą vaikystę, į nuoskaudas, į tam tikras vaikystės traumas per tėvus, kad tėvai kažko nepamatė ir šiandien dabar yra tokia pasekmė. Tai šiandien mes ne apie tai, nes mes esame suaugusios moterys ir mes turime prisiimti atsakomybę šiandien dienai pačios. Dabar, kadangi Viktorija minėjo, kad mes turime būti labai visos aktyvios šiandieną, tai dabar jūsų aktyvumo ir paprašysiu. Kiek iš jūsų dirbate šiandien dienai pagal specialybę? Parašykite į susirašinėjimo laišką, kad galėtume mes pamatyti, pasižiūrėti. Tai vertinsim tikrai jūsų aktyvumą, sakykite, kas dirbate pagal savo specialybę. Nedirbu pagal aš. Ne, dirbu. Iš dalies taip,
dirbu, nedirbu, nebe, dar mokykloje. Oi, kaip faina, mokykliukai pas mus yra. Ne, iš dalies, nedirbu. Nu, taip sakyčiau, kokie 40% ant 60 labiau į tą pusę, kad dirbate ne pagal savo specialybę, ne? Tai labai iš tikrųjų svarbu šitos dalykus identifikuoti, jūs netrukus pamatysite, kodėl ir apie ką aš iš tikrųjų kalbu. Ir kitas klausimas, ar jūsų artima aplinka jums, pavyzdžiui, diegia tam tikras profesijas, pavyzdžiui, būk gydytoja kokia nors, nes labai gerai uždirbsi, būk ten odontologė, arba ten būk teisininkė, nes čia labai paklausi specialybė, čia geri pinigai ir taip toliau. Pasakykite, ar buvo tokių dalykų, kas jums tiesiog primetinėjo tam tikras profesijas, maždaug geriau tu rinkis pagal tai, kas yra labiau geriau apmokama ir taip toliau. Matau, jau rašote? Ne. Ne, taip sakė būdantistė. Nedėgė, tiesiog sakė, svarbu pabaigti profesiją, labai gaila, bet tai primetinėjo, iš dalies, taip, ne. Žodžiu, patirčių yra įvairiausių. Bet gal buvo ir taip, kad sakė, tik nebūk ten kokia nors tapytoja, nes nieko neuždirbsi, tik nebūk muzikantė, nes irgi nieko gero nebus. Ar buvo, pavyzdžiui, tokių dalykų? O taip, mokytoja, ne. Ne, buvo, tikrai buvo, tai buvo. Vėlgi, įvairiausios patirtys, tiesiog bendras negatyvas. Tokie visokie visuomeniniai standartai ir stereotipai. Tikrai taip. Tai žodžiu, mes turėjom visos labai įvairios patirties, tai galim pataikyti ir į tą pusę, ir į tą pusę. O ar žinojate, kad, pavyzdžiui, pasaulio duomenimis jaunesni negu 54 metų amžiaus 46% žmonių dirba pagal profesiją, 29% dirba kitus darbus ir dar likę 16% yra bedarbiai. Iš viso nieko nedirba ir nieko nedaro. Tai statistika yra tokia, kad vis dėlto daugiau žmonių nedirba pagal savo specialybę, ne? O kaip galvojate, kiek darbo vietų žmogus pakeičia per gyvenimą? Čia bus labai įdomus atsakymas jūsų. Pagalvokite apie tai, kiek vidutiniškai žmogus gali pakeisti darbo sričių per savo gyvenimą. Parašykite. 3, 7, 5, 10 kaip minimum. 3, 10 priklauso nuo žmogaus, 1, 15. Labai iš tikrųjų įvairūs ir įdomus atsakymai. 10, 5, 6. Ok, gerai, pasižiūrim toliau. Tai iš tikrųjų 12,4 darbo vietų pakeičia nuo 18 iki 54 metų amžiaus, tas pats darbingiausias amžius, ar ne? Žmonių čia yra pasaulio duomenimis tokia bendra išvestinė. Ir lietuviai, žinokit, neišimtis, lietuviai irgi labai keičia iš tikrųjų darbus. Ir mes pasižiūrėsime, ar čia tai yra blogai, ar čia yra tai gerai, ar ne? Pirmiausia, tai keičia darbus dėl to, nes nori iššūkių, didesnio atlyginimo, galimybių, išreikšti save, didesnės laisvės, galimybės, pavyzdžiui, dirbti iš visur, ar ne, ypatingai po COVID, kaip mes visi išlaisvėjom, dabar turim galimybės net samdomam darbe dirbti namuose. Tiesiog hybridinis gali pasikeisti, ar ne? Tai mes turim daug tokių visokių įdomių dalykų. Bet mes iš tikrųjų išvadą galime daryti, nors lietuviai mėgsta sakyti, kad, pavyzdžiui, su manim kažkas yra negerai, arba aš esu taip girdėjusi, nes aš keičiau tas profesijas, sako, gal tau kažkas yra negerai, kad tu taip keiti tas profesijas, kažkokia tu nepastovi, kas tau čia netvarko ir taip toliau. Bet aš manau, kad kaip tik, kai mums yra kažkokioje vietoje negerai, tai yra labai gerai ir drąsus žingsnis keisti ir bandyti. Ir net jeigu jūs esate 10, 20, 30 metų vienoje darbo vietoje, tai irgi yra gerai, jeigu jums ten patinka, jūs ten atliepiat visus savo iš tikrųjų poreikius. Reiškia, kad nėra vieno teisingo atsakymo, visi atsakymai yra geri. Tiesiog mes turime pritaikyti juos pagal save ir savo. Būtent apie tai iš tikrųjų šiandien ir kalbėsime, atliepti savo prigimtį, atliepti savo iš tikrųjų poreikius. Tai dabar pradėkime kalbėti, kas man iš tikrųjų yra labai svarbu, apie ką paliesti, nes mes labai dažnai apie tai liečiam šitas temas su klientėm per sesijas. Tai kadagi prasideda savo gyvenimo krypties pirmosios tos paieškos, ar ne? Ir iš tikrųjų jos prasideda labai ankstyvoje vaikystėje. Ir psichologų teigimu, nuostatos visokios programos, įsitikinimai gali formuotis dar labai anksti, iki kokių 7 metų amžiaus, ar ne? Ir tai eina per tą, ką vaikai mato, mėgdžioja, pagal jutimą, ką girdi ir taip toliau. Tik tai toks yra dalykas, ar ne? Kas auginat vaikus, manau, pritarsit man, jie turi tokių supergalių visokių, ar ne? Ir tokių, kur
nu galvoji, Dieve, tu mano, iš kur tas vaikas toks drąsus, arba iš kur jisai žino būtent tai daryti, ką jisai dabar daro, ne? Ir tų galių būna visokiausių, jos gali būti aistros, ten, pavyzdžiui, entuzijazmo, atkaklumo, požiūrio, rizikos, pozityvumo galia, ne? Aha, kažkas nori įsiterpti, kažką pasakyti. Gerai, aš tada tęsiu toliau. Ir iš tikrųjų, aš pati save vaikystėje prisimenu, tos rizikos galios pas mane buvo labai labai daug. Nes kai reikėdavo šokinėti nuo 2 metrų turniko, aš visiškai nebijau, bet dabar mane užkelt ant to turniko būtų neįmanoma, nes aš tiesiog bijočiau, nes yra įvairiausių ir baimių, ir visų kitų dalykų, ir fiziologija ir panašiai, bet vaikai tai daro iš intuicijos, ar ne? Arba, pavyzdžiui, pozityvumo, arba požiūrio, ar ne? Jeigu vaikui, pavyzdžiui, pasakai kažkokį dalyką, jisai juokiasi, tai jis juokiasi nuoširdžiai nevertinant, arba jeigu jam nepatinka, tai jis ir parodys, kad jam iš tikrųjų nepatinka, nes jis neturi jokio vertinimo dar aspekto įdiegto, jis tiesiog taip, kaip jaučiasi, taip ir rodo iš tikrųjų. Tai vat šitų galių gali turėti šitas galias visas vaikas, bet gali turėti kažkokias kelias dominuojančias. Ir vat, pavyzdžiui, šiandien dienai mes esam visos suaugusios moterys, neatsimenam, ar ne, kai mums buvo ten 3-4 metai ir taip toliau, bet mes galime paklausti savo tėvų, jeigu, tarkim, tėvų nėra, gal kažko, kas su mumis augo ir kas matė, kokios savybės, pavyzdžiui, kai buvom vaikystėje, pas mus įsiskyrė, kas dominavo ir panašiai. Ir taip susitikslinti savo pirminį tą pamatą, pirminį identitetą. Ir kas auginate vaikus, galite apie tai galvoti jau dabar ir stebėti, kokios galios juos iš tikrųjų, pas juos kokios tos galios yra. Dabar einant į paauglystę, ar ne, norėčiau atkreipti dėmesį į tokius paprastus labai klausimus, bet jie yra labai labai svarbus ir kertiniai iš tikrųjų, nes jie formuoja mūsų tą savastį, tą savo tokį tikrą identitetą, tas, kas aš iš tikrųjų esu. Atkreipkite dėmesį ir prisiminkite savo paauglystę, kuom labiausiai domėjotės, kas jums iš tikrųjų buvo labai labai įdomu ir kas buvo visiškai nebeįdomu. Pavyzdžiui, kokiais žmonėmis jūs domėjotės, kokie autoritetai, žvaigždės patiko. Pavyzdžiui, aš labai mėgau Jennifer Lopez ir iki šiol aš ją labai labai mėgstu. Ir aš galvoju, kad tai yra, aš suprantu, dėl kokių savybių man tai patinka ir tas žmogus iš tikrųjų tam tikrą prasme sudėlioja netgi mano identitetą, net pati to nežinodama. Tai pavyzdžiui, sekant kitą klausimą, kokios žmonių savybės labiausiai patiko ar nepatiko, ar ne, tai atkreipti dėmesį, kas mane erzino žmonėse ir kas man labiausiai patiko. Arba, pavyzdžiui, ar buvote labiau tokios spontaniškos, ar labiau apgalvojančios dalykus. O, pavyzdžiui, įeina idėja ar ne, ar jūs iš karto generuojate tą idėją, ar jūs 10 kartų apgalvojate, ar čia pasitvirtins, ar čia reikia tą dalyką daryti, ar čia man ta profesija tiks, o jeigu aš čia pabandysiu tą solo verslą, ar jūs iš karto generuojate tą idėją, ar jūs daug galvojate apie tai. Atsakykite savo į klausimą, šiandien savo reflektuokite. Kokiomis spalvomis, pavyzdžiui, rengėtės anksčiau, ar buvo ten tokios tamsesnės, šviesesnės, spalvotos, nes juk žinote, kad, pavyzdžiui, spalvos yra kaip psichologija ir jos labai daug pasako apie žmogų. Šiandien mes visiškai nesusitarusios, abi su Viktorija esam rožinės. Tai tikrai, mes žinom, kokia pas mus yra sinergija, tai mes pamatom, kad net ir rengiamės vienodai. Kokia, pavyzdžiui, muzika patiko? Tranki, rami. Sakykime, muzika kas yra? Jinai turi vibracijas ir tam tikrus dažnius. Ir yra tokie dažniai, prie kurių mes kaustom, nes tarsi nenoriu aš prie tokios muzikos. Pavyzdžiui, man nepatinka, mane kausto, aš nenoriu prie jo šokti. Ir įsijungia kita muzika, aš atsipalaiduoju, atsiranda mano moteriškumas, ten kažkokia plastika, aš jaučiu, kad aš galiu atsipalaiduoti prie tokios muzikos. Identifikuokite, prie kokio jausmo, prie kokios vibracijos, prie kokio dažnio jūs atsipalaiduojate. Toliau, ar būriuodavotės tarp didelių kompanijų ir ar kaip tik mėgdavote labiau būti vienas. Čia yra labai labai svarbu, ar jūs buvote tokios intravertės ar ekstravertės. Ar jums labiau patikdavo vienumoje viską daryti, ar vis dėlto jūs būdavo tokios sielos kompanijos, žinot, tokios sielos žmonės. Toliau, ar vykdant užduotis greit mesdavote, ar padarydavote iki galo. Čia yra labai svarbu identifikuoti tai, kad kas mane erzindavo, ar ne, kokius, pavyzdžiui, reikėdavo mokykloje darbus daryti, ar kažkokias užduotis, kurios man keldavo stresą, ir kokios, pavyzdžiui, užduotis, ar ten kažkokios pamokos, kurios man teikdavo tokį malonumą, kad aš net prarasdavau laiko tėkmę. Čia yra labai svarbu. Galite šitą skaidrę nusifotografuoti. Aš dabar kalbu ir prabėgu tuos klausimus, bet jūs su jais pabūkite ilgiau, išbūkite, nes tai yra be galo svarbu. Taip mes pradedame pažinti save iš tikrųjų iš naujo.
Ir dabar einant prie jau mūsų suaugusiojo žmogaus gyvenimo, ar ne, apie tai, ką kalbėjau prieš tai, apie vaikystę, apie paauglystę. O kaip dabar viskas yra, ar ne? Ar pasižymite tokiamis pačiomis kažkokiamis savybėmis? Ar kardinaliai kažkas keitėsi? O gal jūs dabar, ką tik, taip klausydamos manęs, gal jūs prisiminėte tam tikrus dalykus, kuriems labai patiko, bet šiandien dieną jūs jų nedarote. Jie tarsi miega, jūs tarsi juos kažkur paslėpėte į 50 stalčių, bet tarsi lyg ir ilgitės to. Ar nėra taip? Sau pareflektuokite, sau pasakykite, nes būtent per tokius klausimus ateina visi atsakymai. Ir kad surastume tuos atsakymus, mes turime su jais iš tikrųjų išbūti. Ir šiandien dienai, vien tik tai šito seminaro jums neužteks. Tai bus tik tai pirminės tokios užuomazgos, kurios užkabins, man reikia apie tai pagalvoti. Tai būtinai apie tai pagalvokite. Nes jau kai esame suaugusios, nesvarbu, kas ten buvo iš tikrųjų praeityje, kokių mes turėjome traumų ir taip toliau, jeigu jūs esate šiandien dienai šitam seminare, reiškia, jūs prisiemate atsakomybę už save. Ir visas tas mūsų gyvenimas, kokią aš kryptį pasirinksiu, labai priklauso nuo mano prigimtinių būtybių ir savybių, kurios formavosi mano vaikystėje ir paauglystėje ir viso to etapo, iki kurio aš atėjau dabar. Nes nėra taip, kad aš šiek tiek prisiimu atsakomybę. Arba aš ją prisiimu, arba aš jos neprisiimu. Ir viskas yra mano rankose. Dabar kaip veikia mūsų smegenys ir kodėl jos bando mus apsaugoti nuo pokyčių, ar ne? Pavyzdžiui, toks paprastas pavyzdys, ar ne? Tarkim, gyvenime niekada niekur nesportavau, nejau salę ir man reikia pradėti kažką tai daryti, ar ne? Pirmus 3 mėnesius iš tikrųjų yra labai sunku, nes ir viskas skauda, reikia atsikelti anksčiau ir apskritai reikia įdiegti naują įprotį, kurio niekada nedariau, ar ne? Ir kada mes esame pripratusios prie vieno elgesio modelio ir mums reikia daryti pokytį, mūsų visas kūnas ir visa esybė priešinasi tam. Ir tas labai stipriai jaučiasi. Ir jeigu mes nekeičiame savo elgesio modelio, mūsų praeitis, kurią mes visada gyvenome ir tam tikri dalykai mūsų, tarkim, netenkina, jinai vėl tokia pačia tampa ateitimi. Jeigu mes nedarome dalykų kitaip, faktas, kad mūsų ateitis bus tokia, kokia buvo mūsų praeitis. Tai reiškia, kad mes bet kokiu atveju mes turime daryti kažkokius tai pokyčius ir prisiimti tą pačią atsakomybę. Dabar einant tolyn, šita vieta man labai patinka, aš labai mėgstu neuromokslą, aš stengsiuosi papasakoti kaip įmanoma trumpiau, nes šitoj vietoje galiu taip įsiplėšti, aš apie tai labai daug domiuosi. Ir aš manau, kad jūs daugumai jau esate girdėjusios, kas yra neuromokslas, kas yra kvantinė fizika ir taip toliau, bet aš pasistengsiu vėl papasakoti per paprastą pavyzdį, kas vyksta mūsų galvoje, mūsų kūne, kai mes darome tam tikrą pokytį, ar ne? Ir keičiame elgesį, ir keičiame įpročius. Įsivaizduokite, šiandien dienai, aš sėdžiu savo tokiam darbe, kuris man, nežinau, kaip ir patinka, nepatinka, nežinau, bet noriu pokyčių, ar ne? Ir šiaip per visą gyvenimą aš girdėjau visokius stereotipus, ar ne, buvau tokiam dideliam triukšme, nes nuo paauglystės, kai pradame girdėti visokius ten stereotipus, įsitikinimus, tu būk toks, tu daryk tą, reikia daryti taip, reikia gyventi taip, kaip reikia, ne taip, kaip nori, mes įsiveliam į tokius nuostatas, programas ir įsitikinimus. Ir mums per visą tą laiką susiformuoja tam tikros neuronų jungtys, kurios tampa mūsų tuo tokiu įsikibusiu įpročiu, elgesio modeliu. Ir kada mes prieiname tą tašką, kada jau aš pavargau, aš nebenoriu taip gyventi, aš jaučiu, kad aš noriu pokyčių, aš noriu kito darbo, aš noriu susikurti savo veiklą, aš galbūt nenoriu tenai dirbti nuo 8 iki 5, gal kitas žmogus nori, tai nėra blogai, bet galbūt aš jau nebenoriu, gal aš svajoju dirbti iš bet kur, aš turiu kažkur tai atrasti save, atrasti savo veiklą ir taip toliau. Reiškia, aš turėsiu pradėti domėtis saviugda, domėtis kitais dalykais, keisti savo įpročius, ar ne? O kada keičiasi mūsų įpročiai, kada mes darome tą pokytį, tos neuronų jungtys pradeda po trupučiuką taip atitrūkinėti ir kurtis naujos. Ir jos kuriasi tik tai tada ir patampa vėl naujomis, kai mes tą patį veiksmą pakartojame daug kartų ir tai tampa mūsų įpročių ir normų. Čia su tuo pačiu sportu. Po 3 mėnesių maždaug tai tampa mums norma ir mes jau tada lengvai einame į sportą. Ir aš labai noriu parodyti tokį vizualų vaizdą, kaip visą tai atrodo. Aš manau, kad jūs galėjote matyti tai Instagrame, nes paskutiniam dienom šituo dalyku labai video daug kas iš tikrųjų dalinosi. Tai čia yra tos
Jungtys, ar ne? Tie tinklai, kur susijungia. Ir kai jie susijungia, kai vyksta tas pokytis, įpročio keitimas, tai tampa mūsų nauja realybė, mūsų naujų gyvenimų. Mūsų tuo pokyčiu, kada mes einame vėl į kitą savo visiškai lygį. Ar aš aiškiai paaiškinau šitą vietą, ar viskas yra paprastai ir aiškiai suprantama. Nes taip esu mačius, Rosita. Tikrai taip, labai geras video, viskas aišku, viskas tvarkoja. Jeigu kažkurioje vietoje labai neaišku, mes tikrai peržiūrėsime klausimus, kelkit rankytę, būkit aktyvios, dėkit emodžius, nes nematau emodžių, aš bent jau dabar nematau, kol dalinuosi skaidrės, nes tikrai vertinsim jūsų aktyvumą. Jei jums rezonuoja šitą informaciją, būtinai būkite aktyvios. Tai šitas video iš tikrųjų labai gerai atspindi, kas vyksta mūsų smegenyse. Ir aš labai mėgstu kartais ir sarkastiškai pasakyti, kodėl mes turim prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, dėl to, kad nei vyras, nei mama, nei sesė, nei vaikas, niekas neateis ir mūsų neuronų jungčių mūsų smegenyse nepertransformuos, niekas neateis ir mūsų šito varžtelio neišsuks ir neįdės tenai, tik tai mes pačios šitą dalyką galime padaryti. Niekas kitas. Tai būtent tokią žinutę norėjau ir perteikti. Ir ar esate, pavyzdžiui, girdėjusios tokią labai madingą pavadinimą, kur dabar visi kalba apie tą flow būseną, apie tą tokią srautinę būseną, kada viską darau iš pajautimo, čia viską su lengvumu, čia, žodžiu, labai per daug nesistengiu, aš tiesiog plasnoju savo ir taip toliau. Ar esate girdėję tokią srautinę būseną, flow būseną, apie kurią tiek daug kalba? Ne, Monika negirdėjusi. Esu, Brigita girdėjusi. Esu, taip. Gerai, papasakosiu dar kartą. Šiaip apskritai norėčiau, kad šitą flow būseną iš tikrųjų jūs suprastumėte ne iš to pačio didžiausio lengvumo. Iki srautinės būsenos ir iki flow būsenos reikia labai tokį kelią praeiti. Ir tas kelias atsiranda flow, kai mes įgyjame tam tikrus įpročius, ar ne? Čia vėlgi tą patį vaizdinį, man sportas yra labai geras pavyzdys ir labai toks aiškiai suprantamas. Pradžioje, kol mums tampa lengva sportuoti, mes tikrai pavargstam stipriai, ne? Raumenys visus skauda, pakeičia po 3 mėnesių ar 2 ten programą vėl skauda, bet mums tai tampa įpročiu ir paskui mes einame į tą salę su tokiu flow. Su tokiu man nereikia per daug stengtis, aš ateinu, susikoncentruoju į sportą, susikoncentruoju galbūt į kažkokią veiklą, kai atrandu tą savo veiklą, viską sudedu į tą vieną dalyką, pametu laiko tėkmę, man niekas aplinkui neegzistuoja ir aš tada sugebu tą koncentravimąsi tiesiog išlaikyti vienoj vietoje į tą vieną dalyką. Pasakykit, ar labai, pavyzdžiui, dabar lengva būtų kažkokio įpročio neįgijus, jį pradėjus daryti, kol sunku, negalvoti dar apie milijonus minčių. Tarp kitko, Viktorija apie tai kalbės. Ar labai lengva taip jau daryti vieną dalyką, kad neįeitų jokios kitos mintys? Tikrai nėra to dalyko taip lengva daryti. Tikrai sunku, nelengva. Tai aš ką ir sakau, kaip aš kažkada girdėjau, man atrodo, pas Povilą Petrauską, kaip jis labai gerai pasakė vieną dalyką, kad, žinot, kad būtų lengva, tai pradžiai reikia iki to laiko pasidaryti, kad būtų lengva. Ir čia tikrai yra tas tiesa. Ir kad tas lengvumas ateitų, pradžioje reikia daug žingsnių praeiti, įgyti tam tikrus įpročius, kad būtų tas flow. Nes iš karto to flow nebūna. Bandau sportuoti ir galvoju, kad jau baigėsi treniruotės. Žinokit, pakeis programą ir vėl bus nebe flow. Tai gerai, keliaujame toliau, nes jau šitoje vietoje užsiciklinau biškin, bet sakau, čia yra mano tema. Aš ją be galo mėgstu ir aš galėčiau apie tai kalbėti ir mano klientės, kurios pas mane ateina, visą neuromokslą paskui išgirsta. Ką reikia daryti, kad save iš tikrųjų išgirsti, ar ne? Pirmiausia, tai reikia pabūti tyloje, stengtis būti toje tyloje. Ir šiandien dienai, kada mes turime begalinius didelius informacinius srautus, pas mus įeina visokių trigerių, ar ne? Ir kaip, pavyzdžiui, suvokti, kokios aš srities noriu, kaip išgirsti save, kas man iš tikrųjų patinka, yra labai sudėtinga, kai mes turim tiek daug pasiūlos ir mes save formuojame savo įpročius ir save formuojame pagal kažką, bet ne pagal save. Ir šiandien dienai šitam žvėriško tempo gyvenime, pasaulyje, mes turime mokytis dabar būti toje tyloje. Nes anksčiau, kai mes neturėjome interneto, kai neturėjome ten išmaniųjų telefonų, jūs atkreipkite dėmesį, prisiminkit laikus, pavyzdžiui, iš tos kartos 91 gimus. Aš labai gerai atsimenu vasaras, kaip jausdavau
nežinau, kai lakstydavau tom pievom. Kai nerūpėdavo, niekas nerūpėdavo pasižiūrėti į tą telefoną ir panašiai, bet tada buvo tas tikras irgi srautinė ta tokia būsena, ar ne? Bet šiandien dienai, kai mes gyvename kitokiame pasaulyje, mums labai reikia pagalbos, kad kažkas mums tai padėtų išbūti toje tyloje. Ir pirmiausia, būname ir bandome save išgirsti. Toliau savirefleksija, tinkami klausimai, ar ne? Nes būnant tyloje, ramybės būsenoje, mes galime savęs tinkamai paklausti, labai svarbu išmokti tai. Labai svarbu, kad jums padėtų kažkas pradžioje tų klausimų išmokti. Nes aš visada sakau klientėms, sakau, jūs ateinat čia ir aš visada su jumis tai nebūsiu, žinokit, sesijoje. Jūs būsite gyvenimo situacijose, kuriuose nebus nei jūsų vyro, nebus nei jūsų psichologo, nebus nei terapeuto, nebus nei coacherio, mentorius, nieko nebus. Tai ką tai reiškia, jūs turite pačios mokintis tą dalyką daryti, jūs pačios turite mokintis klausti, nes būsite visą gyvenimą pačios savo atrama. Tai mes to ir mokinamės, kad mes būtume pačios savo, bet tas ašis, vidinis stuburas, kuris visą laiką save atrems. Taip, dabar apie tuos pačius įpročius nenoriu labai įsiplėsti, nes jau tikrai į laiką reikia kažkaip tai tilpti. Čia tiesiog galite pasiskaityti, bet aš atkreipsiu dėmesį į bazinius dalykus, Maslow poreikių piramidę, kurią tikrai daugumą žinote ir girdėjusios, pamatinis pagrindinis poreikis yra vanduo, miegas, maistas, sportas, ar ne? Ir aš visą laiką kažkaip atkreipti irgi tai noriu dėmesį, šiandien man sukasi apie sportą, tikriausiai suprantat, kad aš ir sportuoju, dėl to tiek daug ir kalbu apie tai. Šiaip žarnynas, mūsų visa žarnyno veikla yra atsakinga už mūsų protinę veiklą. Ir jeigu mes neįdedam tam tikrų dalykų, ko reikia į tą žarnyną ir neklausome jo, mums labai yra sunku susikaupti. O kai sunku susikaupti, labai sunku suprasti, ko aš noriu. Tai labai noriu atkreipti dėmesį, nors viso žinome, kiek reikia, Viktorija geria vandenį dabar, priminiau, pačiai reikia atsigerti, kad mūsų protas veiktų, mes turime pirmiausia užsitikrinti bazinius dalykus, mes visos žinome, kad turime sveikai maitintis, gerti vandenį, miegoti, bet kažkaip vis tiek apie tai per mažai galvojame ir per mažai pastangų tam įdedami. Tai aš visada užtvirtinu bazinių dalykų. Tikrai yra svarbu eiti ir į gylį, bet labai svarbu padaryti bazinius poreikius, kurių reikalauja mūsų tiesiog kūnas. Ir dabar tiek jau visko aš čia pripasakojau, tiek visko išnekėjau, tokį bendrą paveikslą papasakojau. Atsakykite, ar įkrito kažkokia tai krislelis, iš tikrųjų, kuo norėjote jūs būti užaugusios, gal prisiminėte kažką tai, kas jums labai patiko. Jeigu iš tikrųjų jūs to dabar neprisiminsite ir negalite iš karto pasakyti, tai pabūkite su šitu klausimu ilgiau, pabūkite namuose, tikrai, Justina psichologė arba advokatė, pabūkite su šituo klausimu. Apsvarstykite viską, ką apie tai kalbėjau, nes tai buvo daugiau tokio gylio. Jūs pamatysite Viktorijos, daugiau dalyje bus tokių praktinių užduočių, pagal ką galite vėl save pasitikrinti ir taip toliau. Ieva, norėjau būti jogos mokytoja ir kirpėja, dainininkė, psichologė, archeologė, archeologė. Čia toks iš viso, man toks neįprastas dalykas, nes archeologų iš viso nepažįstu. Tai ir pagalvokite, kas jums patinka, eikite pagal savo prigimtinės savybės, ne pagal svetimas. Ir dabar labai gražiai ir atsispindė šitoje skaidrėje, ką aš noriu jums pasakyti dabar. Yra, sakykime, mano dabar gyvenimo linija ir yra, pavyzdžiui, Viktorijos gyvenimo linija. Aš augau su savo patirtimis, su savo tėvų požiūriu, jinai augo su savo tėvais, su jos tėvų požiūriu, ar ne? Ir tarkim, Viktorija dabar, aš pasakysiu per tokį pavyzdį, man paprašiau šnekėti, gerai, ne Viktorija, bus mano kita draugė, bet sakykim Viktorija, aš prieš 10 metų išgirdau tokį verslą, dropshippingas. Jeigu esate girdėjusios, kas tai per veikla, jau žinote, kas tai yra per veikla, ar ne? Aš pirmą kartą apie tai sužinau. Prieš 10 metų man tą dalyką pasakė draugė, Eglė, žinok, yra toks geras labai verslas, dropshippingas, tau čia, žinok, prieš 10 metų pasakė, kad tu tik po palme galėsi gulėti ten prie kompiuterių ir tu visur galėsi po pasaulį keliauti, įsivaizduoti prieš 10, dabar aš patikėčiau, bet prieš 10 metų man buvo, wow, galvoju, nejau, čia taip tikrai yra. Ir jai tikrai labai gerai sekėsi tas dropshippingas, jai labai gerai sekasi ir dabar tas dropshippingas, bet spėkit man ar man paėjo. Tikrai ne. Aš pabandžiau tą verslą, aš pabandžiau įšokti į jos patirtį sukauptą, jos tas prigimtinės savybės, kurias jinai turi, bet aš tokių neturėjau.
Aš pabandžiau ten kelti tuos skelbimus, atsakinėti ten tuos laiškus ir taip toliau ir aš supratau, kad Dieve, tu mano, tai visiškai ne apie mane. Man labai nepatinka tą dalyką daryti. Aš suprantu, kad tai yra geras verslas, aš suprantu, kad žmonės iš to gerai uždirba pinigų, bet aš niekaip nepasiekiu jos lygio ir niekada nepasieksiu, nes man tiesiog širdis šaukia, kad aš negaliu sausai bendrauti su klientais apie daiktus. Aš noriu gyvo bendravimo, aš noriu žmogaus ryšio, aš noriu girdėti jo dainos balsą. Aš būtent per tai, aš labai kažkaip tokią intuityvę visą laiką turėjau intuiciją, girdėti kitą žmogų, matyti, kur jisai gali būti, nežinau, jausti empatiškai, ką jisai jaučia. Bet aš per tą, man dabar šiandien dienai aš tai ir darau, aš vis tiek turėjau grįžti. Nuo ko iš tikrųjų pradėjau 13 metų būdama, tai supratau, kad man patinka su žmonėmis dirbti, bet paauglystės laikotarpiu, kai visi ten sakė, būk ten dantistė, būk ten dar kažkokia kitokia, savo prigimtinę savybę užspaudžiau, užbuksavau tenai, užmėčiau akmenim ir vis tiek mano prigimtis mane dasivijo, kad ir kiek man bebūtų metų ir vis tiek aš tame dirbu ir tame man dabar yra gerai. Tai ką noriu pasakyti, kad nežiūrėkime į kitus žmonės, nes kartais kitų žmonių patirtys, net tos mūsų patirčių, nes jie sukaupė visiškai ją kitokią, o mes sukaupėm ją visiškai kitokią. Ir dabar labai mėgstu istoriją apie Steve'ą Jobsą, greičiausiai dauguma girdėję esate jo istoriją apie Apple įkūrimą, yra tokia labai faina jo kalba Stanfordo universitete, YouTube'ai galite pasižiūrėti anglų kalbą, kur jisai tenai pasakoja savo tą gyvenimo liniją. Ir nors jisai buvo Apple įkūrėjas, paskui buvo iš jos ten atleistas ir vėl į ją grįžo. Man patiko jo šitos 2 citatos, kurias norim paskaityti, tai kad jūs negalite sujungti taškų žvelgdami tik į priekį. Galite juos sujungti tik žvelgdami atgal. Taigi jūs turite pasitikėti, kad taškai kažkaip susijungs jūsų ateityje. Jūs turite kažkuo pasitikėti savo vidumi, likimu, gyvenimu, karmu, kuo nors ten, whatever, kas ten pas jūs buvo. Šis požiūris man niekada neleido nusivilti ir jis pakeitė mano gyvenimą. Bet apie ką aš ir norėjau pasakyti, ką kalbėjau pradžioje, kodėl mums svarbu identifikuoti tuos paprastus klausimus tokius, tas mūsų patirtis, kur mes buvom tenai, kokios buvo mūsų prigimtinės savybės, kokios spalvos mums patiko, kokia muzika, ką aš mėgau labiau daryti, ar man patiko būti vienai, ar man patiko būti su draugais ir iš to susideda visas tas paveikslas. Dar vienas dalykas, pasitikėjimas procesu. Jobsas pabrėžė, kad svarbu pasitikėti tuo gyvenimo procesu, net jei tuo metu nėra aišku, kaip vienas ar kitas įvykis prisidės prie jūsų bendros gyvenimo mozaikos. Jo patirtis rodo, kad kartais svarbus įvykiai atsiskleidžia tik vėliau, kai jų prasmė tampa labai labai akivaizdi. Pavyzdžiui, žinokit, muzikos mokykla mano buvo labai traumuojanti patirtis. Aš be galo daug susitraumą ir labai daug turėjau nuoskaudų tėvams apie tai, bet šiandien dienai aš suprantu, kad tai davė man tokį kūrybiškumą ir tokį jausmą, kad per muziką, per tas natas, per tas vibracijas šiandien dienai aš girdžiu kito žmogaus širdį, nes man coachingas yra būtent apie tai, saviugdai yra būtent apie tai, tas tarpusavio ryšys būtent apie tai. Ir jeigu aš būčiau neturėjusi tos patirties muzikos mokykloje, nežinau, kas būtų su ta mano kūryba. Ta kūryba tiesiog išlaisvino mane. Nors tai buvo traumuojančių patirčių, bet aš atsigręžiau į tai, kaip mane tai suformavo ir kas yra šiandieną. Ar nemiegate, ar viskas gerai, kur jūsų emocijos. Taip, norėjau stoti į menų mokyklą, čia dar matau, aš praleidau labai daug, gal kalbėjau. Bet ar jums rezonuoja šitą informaciją? Ar jums viskas aišku, ką aš kalbėjau? Ar tikrai pareflektuosite ir pagalvosite apie save? Matau jau emocijų daug, viskas fainai, viskas gerai, labai įdomu, Justina, ačiū. Karšto man net pasidarė širdelės, būkite aktyvios, sakau, būkite aktyvios, nes tai yra labai iš tikrųjų šiandieną svarbu. Viskas aišku, atrodo, kad kalbat apie mano gyvenimą, labai gerai kalbat. Puiku, labai džiugu girdėti. Toliau, važiuojam toliau. Dabar, kaip būna ir kada moterys pagrinde į mane kreipiasi, tai iš tikrųjų jos kreipiasi visą laiką, kai nori įsigryninti savo profesiją, nes mano savirealizacija, karjera, aš apie tai ir esu. Labai nori pradėti stiprinti savo savivertę, nes savivertė su profesija irgi yra be galo stipriai susijusi. Kai nežino iš tikrųjų, kaip save realizuoti ir kur save padėti, tai visas seminaras, visa mano dalis buvo apie tai, o aš net nežinau, ką ir be pridurti. Ir kai iš tikrųjų jaučia viduje, jog jose gyvena milžinas, bet jis miega.
Ir brangiosios, iš tikrųjų, jūsų nei vienos šiandien nebūtų, jeigu jūs nejaustumėte, kad pas jūs gyvena tas milžinas. Nes tokią temą, vat, į tokį klausimą atsakant, tu turi būti žmogus tas, suvokiantis, kad aš noriu kažką savo gyvenimą keisti ir aš žinau, kad aš turiu kažką savyje, tik aš nežinau, kur jis tenai pasidėjęs, nežinau, kur jisai ten miega. Tai aš jūs kviečiu atkreipti dėmesį į savo prigimtį, į savo duotybės, daugiau žiūrėti į savo batus. Taip, mes galime pasižiūrėti kitų žmonių sėkmės istorijas, mane jos irgi labai motyvuoja ir pakrauna tam tikrais dalykais, bet negalvoti, kad vat, eiti tik tai pagal tai, kad čia šita einama dabar profesija, čia šitas dabar verslas einamas, čia dabar labai gerai kažkas parsiduoda. Ne, jūs atkreipkite dėmesį į tai, kas iš tikrųjų jums patinka ir kas jūs veža. Ir kaipgi katinas nepasikels uodegos, jeigu ne pats pasikels, ar ne? Tai iš tikrųjų įdėjau mano klienčių atsiliepimus būtent apie mane ir keletą tokių frazių, kurios man labiausiai įsiminė, paminėsiu, kad kai kalba, kad po sesijos atsivėrė akis ir kad pamačiau save, savo misiją, buvau pasukta link tinkamesnio kelio mano karjerai, man tikrai dainuoja širdis, nes tai karjera dažniausiai būna tik tai pasiekmė mano vidinio pasaulio, mano vidinių būtybių, kas aš iš tikrųjų esu. Ir visi šitie dalykai, man vis reikia perjunginėti, peržiūrėti tą langelį, visi šitie dalykai yra patys svarbiausi mūsų gyvenime. Ir tokie dalykai jau, kaip pasako, kad praėjo po sesijos netgi pusę metų ar ten keli mėnesiai ir man iki šiol vyksta procesai, tai patikėkite manimi, nėra tai laikina. Tai iš tikrųjų, kai mes įlendame į gilę refleksiją, procesai vyksta per laiką. Ir šiandien dienai, kaip aš vieną klausimą ar vieną temą suprantu, po mėnesio vėl aš ją kitaip suprantu, po 2 dar kitaip, po 3 dar kitaip ir žodžiu taip ir vyksta. Va taip ir susidėlioja ta mūsų gyvenimo mozaika. Kągi, mano dalis yra į pabaigą, visiškai jau pabaiga, perduodu žodį Viktorijai ir linkiu visoms toliau išlikti aktyviams. Gerai, aš nustoju galbūt dalintis, ar ne? Ačiū tau, Eglė. Gerai. Aš atrodo, jau mes tiek kartų su Eglė šitam webinare buvom ir girdėjau, bet man asmeniškai buvo labai labai įdomi dalis, kur pergalvoti, permastyti, su tais klausimais išbūti ir iš tikrųjų tą milžiną, kaip sakai, pažadinti, nes aš tai tikiu, kad tikrai kiekvienas žmogus jį turi. Ir ką, keliausim prie tokių praktinių dalių apie mūsų paslaugos sukūrimą. Tai tuo netrukus pasidalinsiu skaidrėmis. Taip, aš tave, Eglė, padariau valdytoją Zoom'o, tai jeigu ką, tai... Gerai. Stengsiuosi pamoderuoti. Labai gerai. Taip, jūs pasidalinu. Taip, tai pasakyk, ar viskas matosi ir viskas tvarkoja? Taip, tikrai viskas matosi, viskas labai gerai, viskas tvarkoja. Labai gerai. Tai ką, keliausim tada į mūsų praktinę dalį. Primenu, kad labai svarbus jūsų aktyvumas ir rodykite emodžius, pasireiškit, pasakykit, labai smagu, kai rašot komentarus, kai kurie tokie juokingi. Ar ne, vieni iš kitų galim pasisemti ir tam tikrų idėjų. Ir primenu, kad pagal jūsų aktyvumą gale rinksim laimėtoją, kuri ir gaus dovaną. Tai dovana bus tikrai labai faina, tai tikrai būkit aktyvios ir drąsios. Nes tikslas yra, kad jūs gautumėt kuo didesnę naudą. Tai aš esu Viktorija Kašalynaitė. Tikriausiai daugelis vis tiek esate apie mane girdėjęs arba kažkur matęs. Ką aš veikiu ir koks yra mano tikslas, tai aš esu individualios veiklos vykdymo konsultantė ir solo veiklų augimo strategija. Aš esu tas žmogus, kuris kiekvieną dieną bendrauja su žmonėmis, kurie vykdo solo veiklas, kurie nori pradėti dirbti savarankiškai, kurie dirba, kurie eina, klysta, daro, tobulėja
ir žiūrim, kas iš viso to proceso išeis ir kaip tą procesą dar galima užauginti. Tai aš labai tikiu ir kiekvieną dieną matau įkvepiančius pavyzdžius, kad mes kiekvienas galim dirbti mylimą darbą. Man tiek daug moterys pripasakoja istorijų, kaip jom nepavyko, kaip jos ieškojo, kaip jos darė, kaip jos atrado, tai žinokit, tikrai yra viskas įmanoma. Ir tą darbą, darbo vietą, savo paslaugą susikurti tikrai yra labai paprasta. Tikrai, tik tai reikia daryti, reikia ieškoti. Tai dabar, kalbant apie mano patirtį, pamenu, kažkada buvau nuėjusi į darbo pokalbį, dar čia studijų laikais. Ir jau tuo metu buvau pakeitusi ganėtinai daug darboviečių, nes būdavo tai, kad metus laiko padirbu, viską išmokstu, tampu viena iš geresnių ir sakau, ai nebeįdomu, viso gero, einu kažkur kitur bandyti. Ir aš nebijodavau ir vaikščiodavau iš vienos bendrovės į kitą, iš vienos profesijos į kitą, nors ten visiškai nebūdavo susieta, bet aš nueidavau ir sakydavau, taigi aš galiu išmokti, jūs man duokit, aš išmoksiu apie viską ir galėsiu savo pas jūs dirbti. Ir man kažkaip labai gerai sekdavosi iš vienos pozicijos pereiti į kitą, būti vienos srities konsultantė, kitos srities konsultantė. Ir vienam darbo pokalbį, pamenu, viena moteris, kuri ten man vedė tą pokalbį, jinai sako, o jums, sako, 100 metų yra, ar kiek, sako, kad atrodo, kad jūs tiek profesijų esat pakeitus, tiek daug gyvenimo patirties turėjus. Ir va, kaip ir Eglė sakė, pradžioje tikrai būdavo tos mintys, kažkas negerai su manim, kodėl aš čia tiek daug keičiu, kodėl aš čia tiek daug ieškau, gal čia nenormalu taip yra. Ir aš, kada būdavau tam tikruose savo darbuose, aš visada stebėdavau žmonės. Ir čia man būdavo vienas iš įdomesnių dalykų ir jie sakydavo, dirbu 10 metų, dirbu 15 metų, ar ne, ir taip toliau. Ir aš galvodavau, o tai kodėl jie neišeina, jeigu yra blogai? Ar ne, nes jie dažniausiai, kaip būna darbuose, vis tiek ta didžioji dalis, kuri pabumba, kad kažkas negerai. Tai aš esu iš tų, kur jeigu negerai, keičiam, ieškom, darom ir tikrai galime surasti savo atsakymus. Tai daug dirbau ir su darbo sutartimi, daug dirbau ir su individualia veikla, tų profesijų keičiau ir tikrai žinau, per kokius skaudulius mes turime praeiti ir kaip tie skauduliai mus gali užauginti. Tai va ta mūsų gyvenimo istorija, mūsų visi taškai, kaip Steve'as Jobsas ar ne paminėjo, kad mes negalime sujungti taškų, žiūrėdami į priekį. Mes savo gyvenimo taškus galime sujungti tik tai žiūrėdami atgal. Ačiū šitai darbovietei, ačiū šitam žmogui, ačiū šitai patirčiai ir taip toliau. Ir dėka to, aš manau, šiandieną ir esu ganėtinai kūrybiška ir drąsi keisti ir skatinti žmonės, nes dėka tų patirčių įgavau labai daug tiesiog tos pačios patirties keistis ir ieškoti. Taip pat dalinuosi savo socialiniuose tinkluose apie savo augimą, apie savo įkvėpimą veikti, eiti, daryti, ieškoti tam tikrų kelių. Ir čia noriu pasakyti, kad ne viskas visai, ką man sekasi. Ir lygiai taip pat ir Eglei. Lygiai taip pat manau, kad mes sudarom, ar ne, kada vedam tos socialinius tinklus, kad kaip fainai, kaip čia viskas gerai, čia vien ir vedant šitą webinarą kuriant, žinokit, buvo jau diena, kada mes abi beveik verkim. Jau, ta prasme, tikrai buvo tas kritinis taškas, kur atrodo, palauk, kodėl čia ir tas, ir čia tiek valandų jau pavargusios ir taip toliau, bet tada tu prisimeni, vardan ko tu tai darai, koks yra tavo tikslas. Tai aš manau, kad mes kiekvienas galime įsikvėpti ir visada atsiminti, kad viskas yra su tuo tvarkoj, kad man ne viskas sekasi. Aš savo Instagramą bandžiau vesti beveik 3 metus. 3 metus darbo šiek tiek padarau, nustoju, nes man buvo beprotiškai sunku, nes aš nemačiau prasmės pradžioj. Dariau tik tai dėl to, nes reikia daryti, nes visi daro. Ne, bet ta prasmė jinai po to labai gražiai išsivystė. Tai viskas to yra tvarkoje, kad ir kokiam tam gyvenimo taške mes esam. Rosita rašo, dabar esu tokiam etape. Praeis jisai. Tikrai praeis, tik tai
Po to rasite, galite ir man asmeniškai parašyti. Į Instagramą aš pasidalinsiu savo vieną tokią istoriją ir tipsų, kuris man padėjo Instagrame pakeisti visą vaizdą ir požiūrį. Tai va, tie, kurie vedat Instagramą ir sunku tai yra padaryti, tai parašykit man, aš pasidalinsiu, kokią aš užduotį atlikau, kur man taip mąstymas pasikeitė į kitą pusę. Tai dabar, kadangi kiekvieną dieną konsultuoju žmonės, kurie dirba savarankiškai, aš juos konsultuoju apie mokesčius, apie naujas galimybes, apie pardavimus, apie didesnį klientų pritraukimą ir žinot, vyksta stebuklai. Ir aš kiekvieną dieną parėjus namo galvoju, kokie yra skirtingi žmonės ir kaip yra sugalvojama uždirbti pinigų iš įvairių sričių. Tai žinokit, kartais ateina žmogus, jis pasako, ką daro, nu ir ten aš klausiu, kiek jūs gaunate pajamų iš to, ir ten žmogus sako, per metus 50 000 gryno pelno. Kartais, žinokit, man net žandikaulis atvėpsta, nes galvoju iš tokios veiklos, kur ta prasme tikrai ir su žmogum pasidalini, žmogus sako, aš niekada gyvenime negalvojau, kad aš iš to galiu uždirbti. Tų veiklų nenoriu visų sakyti, nes galbūt kas klausot ar ne ir esat buvę pas mane konsultacijoje, bet tiesiog labai visokių, nuo blogų rašymo, iki šunų vedžiojimo, iki rūbų perpardavinėjimo, iki vintage įkėlimo savo papuošaliukų, žmonės uždirba beprotiškai daug ir yra dalis žmonių, kurie neuždirba, nors kaip ir veiklos, jų kartais būna labai panašios. Ir tai yra iš tikrųjų skirtingi tiesiog žmonių tipažai, nes vienas mato galimybės visur, o kitas būna tame etape, kai atrodo, nėra galimybių, nėra iš ko uždirbti. Tai čia noriu jums pabrėžti ir pasakyti ir pasidžiaugti, kad galimybių jų yra beprotiškai daug. Ir tas žmogus, kuris atsiskleidžia, kuris skiria laiko, pasianalizuoja, ką jis nori daryti, susikuria strategiją, jisai sužydi kaip pats didžiausias medis. Žinokit, tais rožiniais žiedais ir pumpurais. Ir tikrai įmanoma uždirbti, kai žmonės sako, svarbu iš savo veiklos uždirbčiau per mėnesį bent jau 1000 eurų, tai išeičiau iš darbo. Tai žinokit, lengvai. tikrai tokių veiklų yra, tik tai reikia tam įdėti būtinai darbą. Taip, biškį prašokau. Dabar, ką yra svarbu žinoti ir prisimti tą atsakomybę, ar man labiau tinkamas yra samdomas darbas ar solo veikla. Pradėti tiesiog dirbti savo atskirai, ar ne, kurti savo paslaugą. Nei vienas nėra geresnis ir nei vienas nėra blogesnis. Dabar gali būti jūsų etapas, kad jūs norite būti samdomam darbe. Gali būti etapas po 5 metų, kad jūs norėsit solo veiklos. Ir dar po 5 metų jūs gal sakysit, vis dėlto noriu eiti į samdomą darbą. Man ten labiau patiko, ar ne? Dabar noriu taip, pavargau nuo tos solo veiklos. Tai su solo veikla ateina labai daug atsakomybių. Tai yra svarbu suprasti, kad čia mes turėsim daug daugiau laisvės ir kūrybos, bet tuo pačiu bus labai daug atsakomybės. Emilija rašo, noriu solo veiklos, bet baisu prisimti atsakomybę. Taip, čia reikia suprasti, kad bus pasekmės. Ar ne, kartais dirbsi ir ne 8 valandas, o 12 valandų, o kartais dirbsi tik tai 2 valandas, kai kitas žmogus ar ne dirbs po 8 valandas kiekvieną savaitę. Tai va čia yra suprasti, kokia bus viso to pasekmė. Kaip viena mano draugė, mes ten jai dėliojom strategiją veiklos ir jinai sako, žinai, aš labai noriu vesti Instagramą, noriu moteris įkvėpti, noriu dalintis, kad jos tikrai gali būti gražios, kad jos gali gerai jaustis. Bet aš, sako, labai bijau tos atsakomybės, kad kai aš pradėsiu vesti Instagramą, kad jį turėsiu vesti visada. Ar ne? Ir jau daugiau niekada nenustoti, nes kai nustosiu, visas darbas bus šunio ant uodegos. Tai reikia suprasti, kad čia jau atsakomybę mes turėsime prisiimti vienokią ar kitokią. Aišku, visko gyvenime būna ir tą atsakomybę padedame į kitą šoną, bet
tada praeina tam tikras etapas ir vėl įsivažiuoja, ne, kaip ir aš sakiau savo pradžia, 3 metus bandžiau vesti Instagramą, kol dabar jau tai tapo lengva ir paprasta. Toliau yra dirbant solo veikloje, mes turim tikrai galimybę daugiau uždirbti, tačiau turime didesnę riziką, tai yra bangavimai. Ir šiandien kalbėjau su viena manikiūro meistre, sako, žinai, 2 mėnesius beveik darbo nebuvo, buvo labai labai mažai. Ir sako, buvo labai sunku. Bet dabar, sako, vėl tų klientų daug ir vėl man mano veikla patinka. Tai kai dirbam solo veikloj, yra svarbu, kad mes išmoktume tvarkyti savo finansus. Tai apie tai irgi kalbu strateginėse sesijose, konsultacijose. Kai jūs išmokstate daryti žingsnelis po žingsnelio, viskas tampa labai paprasta. Tai mano viena irgi draugė sako, žinai, galėjai man iš karto pasakyti, kaip tos finansus valdyti. Sako, dabar suprantu, kad aš uždirbu kažką, o prieš tai atrodė, kad nieko neuždirbu. Tai va čia ir yra labai svarbu, kad kada mes dirbam solo veikloje, mes turime labai augti ir mokytis nuolat ir ieškoti žinių ir nebijoti klysti. Taip pat reikia mums to savarankiškumo, kad susidėliotume ar ne savo tam tikras strategijas ir savo veiksmus. Samdomas darbas tikrai irgi, jisai nėra blogai, tai yra daug struktūros, daug aiškumo ir mažiau streso, ar ne, nors aš su stresu irgi būtų galima pasiginčyti. Parašykit komentaruose, kurios dirbat samdomą darbą, o kurios turit solo veiklą. Pažiūrėsim, kiek kokių mūsų yra. Samdoma, solo, samdoma, solo. Tikėtina, kad iš mano Instagramo profilio bus daugiausiai solo. Pasikaitalios. Ala, nedirbu, aha. Tai Ala pasirinkimas bus. Kaip tik gal postumis. Samdomas, solo. Kažkas rašė 20 keli metai ten solo, ar ne? 24 metai solo. Inga. Inga, pasidalinkit komentaruose. Ar džiaugiatės savo solo veiklą? Kaip jums? Ar buvo sunkių etapų? Pasidalinkit su kitom moterim. Galbūt būsite įkvėpimas. Arba galite net ir mikrofoną įsijungti, jeigu norit. Dabar dirbu samdomą darbą, tačiau kartais atrodo, kad jis būtų solo. Šitas geras. Tikrai tokių būna, ne? Samdomas darbas. Norėjau pridėti, tikrai iš tikrųjų būna taip, kad žmonės samdomam darbe tiek daug savęs atiduoda, tarsi tai jų būtų verslas, uždirba kitiems žmonėms, kaip sakoma, pinigus, kai tuo tarpu galėtų užsidirbti savo. Bet vėlgi, čia yra dviprasmiai dalykai, čia reikia pasverti. Gal man patinka tam darbe prisimti tas visas atsakomybės ir man gal ten patogu. Čia viską reikia identifikuoti, visas pusės, nes nebūtinai solo jums tinka ir nebūtinai samdomas. Gal ir tas. Bet čia geras buvo. Labai patiko. Taip, žinok, tikrai. Net ir, pavyzdžiui, aš dabar pati, kai buvau veidotyroj ir šiek tiek mokiausi veidotyrą, man iš karto ta mokytoja pasako, Viktorija, tu esi tas žmogus, kuriam geriau dirbti solo veikloj. Sakau, kodėl? Nes tu darai visą laiką kaip savo. Ir sako, kai būni samdoma darbuotoja, tai tu esi labai patogi, nes tu vis tiek darysi kaip savo. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Tai va čia irgi dar tą pabrėžti, kaip Reglė sako, kartais tie žmonės, kurie nemoka pasakyti ne, jiem būna labai sunku ir samdomuose darbuose, nes krauna, ar ne? Vita rašo, kad aš pritariu. Taip, ir samdomas darbas, visai ką žinom, kad galim ateiti, galim išeiti, ar ne, galime jį pakeisti. Solo veikloj lygiai taip pat. Man nepatinka mano veikla, kurią aš bandau kitą. Tai čia noriu irgi jums pabrėžti tą įsitikinimą, kad jau pradėsiu solo veiklą, tai dirbsiu 20 metų. Gal dirbsit 20 metų, gal dirbsite tik tai 2 metus, nesakysit, ačiū, šitoj srity viską išmokau, pasiekiau, noriu kažko kito. Tai čia tiesiog žiūrėti visada viską pagal gyvenimo galimybės. Tai ačiū tom, kurios parašėt. Labai įdomus pasidalinimai. Ir svarbiausia yra atskirti, ko tikrai aš noriu šiuo momentu.
ane, kas man šiuo momentu yra svarbu. Po 10 metų tai gali būti jau vėl kitaip. Ir kada mes mąstome labai į priekį, kada galvojam, sukursiu va tokią veiklą, tai gal galėsiu iki pensijos jau nebedirbti. Nu, dažniausiai nepavyksta taip, nes vis tiek tos savirealizacijos norim. Tai yra labai svarbu su tais klausimais išbūti, ko mes tikrai norime. Ir aš pati buvau tikslų stovykloje Mauricijui. Atsimenu, toj stovykloj, tai psichologijai, mentoriai, lektoriai sakau, sakau, atrodo, kad man iš smegenų smėlis byra, aš ant tiek daug galvoju, jinai sako, labai gerai žinok, ir jinai duodavo klausimą, tam tikrą užduotį, ir su ta užduotimi palikdavo 8 valandom. Ir ten koksai vienas klausimas, kaip save įsivaizduoja 80, 65 ir taip toliau. Ir atrodo, šiaip tai protas, jisai greitai pasako, bet kai tu visą dieną su tuo turi išbūt, žinok, kad atsiveria lobiai. Ir tada tu supranti, kad, okei, čia yra ne mano mintys, o čia yra mano mintys ir ko aš tikrai noriu. Tai geriausia yra sau užduoti klausimus, su jais išbūti ne minutę, ne 5, o ramiai atsisėdus bent valandą, bent kiekvieną dieną po 10 minučių, išmedituoti ar ne, pasėdėti tiesiog ramybės būsenoj, kad suprasti, ar aš to noriu ar nenoriu. Tai paklausti, ar aš mėgstu rizikuoti ir esu pasiruošęs susitaikyti su nesėkmėmis, nes tokių tikrai bus. Neklysta tie, kurie nedaro, bet mes tai labiausiai augam. Ar esu savarankiškas ir galiu efektyviai planuoti savo laiką, ar turiu stiprią discipliną ir motyvaciją dirbti be išorinės priežiūros. Nes čia bus taip, kad galėsit biškį ir pamiegoti, galėsit ir į darbą neateiti, bet vėliau visą tam reikės prisimti atsakomybę. Taip, Inga, matau, pasidalino, trūkumas yra dėl banguojančių pajamų, bet viską atperka laisvė rinktis, galimybė tobulėti. Palaipsniui išmokstama tvarkyti su tom pajamų bangom. Taip, labai tikrai teisingai. Pajamų valdymui yra tam tikros strategijos, kur su tomis strategijomis galite labai gražiai taip tas savo pajamas susivaldyti. Ir tada streso nebelieka. Tai čia irgi ir susigyventi su tuo reikia, nes įvairių profesijų yra, bet, va, kaip Inga rašo, palaipsniui viskas yra išmokstama. Tai dabar, kas yra svarbu, kad mes pačios girdėtume save. Ir aš čia buvau gruodžio mėnesį išvykusi į Balį. Ir Balį, žinot, visi sako, ten atsiveria tam tikri supratimai ir taip toliau, galvoju, nu man nieks čia neatsiveria. Nesuprantu, kas čia turėtų įvykti ir kodėl čia visi kažką tai būtinai ten atranda ir supranta. Ir aš tada galvoju, okei, atsipalaiduok, nestresuok ir sau tiesiog visai, ką turiu tam tikrą dienoraštį ir į tą dienoraštį aš sau tiesiog rašau tam tikrus ten tikslus, mintis, dalykus ir taip toliau. Ir atsimenu, kai atsipalaidavau, vieną vakarą atsisėdau prie baseino ir galvoju, okei, noriu susirašyti ateinančių metų tikslus ir yra tam tikrų paslaugų, mano teikiamų produktų, kad žinot, aš dirbu dar ir su draudimo paslaugom šone, tai buvo tokia veikla, kur aš joje dirbau 4 metus, nu dar dirbu, bet jau jau visai link pabaigos, nes tiesiog yra pripratimas. Žinot, kai būna, parašykit, kas žinot, kad esi tame darbe tik tai dėl to, nes tu viską ten labai gerai moki. Parašykit, kam yra toksai jausmas, kad nenorit išeiti iš to darbo, nes, nu, žinot, kad, nu, ten tai viską moku, ten pažįstu visus žmonės ir taip toliau. Ar yra tokių? Kad darbas mus pririšta. Oi, labai pažįstama. Esu dabar tokiam darbe komforto zonoje, jo, ir smegenys iš karto aliarmas, taigi tu viską moki, taigi gali užsidirbti ir taip toliau. Yra tai buvę su darbu. Esu, tikrai tai buvo, tikrai yra, esu. Man tai buvo su buvusiu darbu labai patogu, tiesiog buvo taip. Buvo taip, bet išėjau, nors ir buvo baisu, dabar solo veikloje esu ir negaliu atsidžiaugti savo sprendimu. Labai faina, Dovilė.
Taip, ir dar matau kažkas apie dienoraštį klausė, tai ne, aš tiesiog nusiperku paprastą užrašų knygelę ir joje galima rasti visko. Žinokit, nuo blogų emocijų išrašymo iki perskaitytos knygos ir užsirašytos minties. Ir aš labai dažnai tiesiog rašau, koks man eina srautas arba būna kažkokia netokia nuotaika, abejonės, aš jas išrašau ir sakau, aš čia jūs palieku ir aš dabar einu, keliauju savo gyvenime toliau. Tai Baliai man gimė tokia viena idėja, kai aš rašiausi savo tikslus ateinančių metų ir aš tiesiog užsirašiau ten įprastai draudimo ten darbas ar ne, su draudimu, su klientais, aš dirbu labai kaip mažu etatu, bet vis tiek dirbu. Ir klausiau vieną psichologijos podcastą, ta psichologė labai gerai pasakė, kartais darbui ateina galiojimo laiko pabaiga. Ir tu nieko nepadarysi su tuo. Tu tiesiog jį turi pakeisti. Viskas, jis pasibaigė. Čia kaip šaldytuve stovėtų pienas, kuris baigėsi prieš pusę metų. Nu, nei tu gersi, nei tu mėgausiesi, nei ką, ar ne? Tu jį turi išmesti, paimti savo veiksmų ir išmesti. Ir aš pradėjau toje užrašų knygutėje tiesiog rašytis mano pasirinkimus ir galvoju, gerai, Viktorija, jeigu nebūtų nei vieno pasaulyje žmogaus, kuris tave įtakoja, nu visai ką žinom, kad yra žmonių, kur galvoju, oi, čia kaip čia bus, ką jis čia pasakys, atkalbinės ir taip toliau. Galvoju, jeigu tu neturėtum visiškai jokios patirties, jeigu tu uždirbtum 0 eurų, ką tu pasirinktum? Kokią tu profesiją pasirinktum, kuo tu būtum. Ir aš taip galvoju, ar tu eitum dirbti su draudimu? Galvoju, ne. Dabar, neičiau, tikrai va šiuo momentu neičiau. Nes man tai buvo pradžioj darbas, žinokit, aš kaifavau, man tai patiko ir aš ten labai daug domėjausi, man buvo mano didžiausia gyvenimo aistra 4 metus, bet jinai tiesiog pasibaigė, jinai tiesiog išėjo. Ir tas darbas, jisai mane labai užaugino ir aš dabar vesdama webinarus, vesdama sesijas daug geriau jaučiuosi. Ir kada tu išsigrynini, aš supratau, kad ne, šito kelio aš nenoriu ir tokio tikslo net nebelieka, prisiemant tą atsakomybę. Tai čia jums irgi mano rekomendacija, patarimas pagalvoti. Jeigu jūs viską pradėtumėt nuo balto lapo, visiškai nuo balto, ir jums reikėtų pasirinkti, kuo jūs norite būti. Be jokių žmonių, be jokių draugų, niekas jūs nežiūri, niekas jūsų nemato. Ką jūs rinktumėtės? Žinokit, tiek ateis idėjų, tiek ateis minčių, labai daug. Tu tikrai buvai viena tobuliausių draudimo agenčių. Ačiū, Justina. Taip, aš iš tikrųjų labai ir myliu žmonės ir man tai buvo svarbu tas paslaugas suteikti kokybiškai. Ir gal ir va sunku išeiti, nes tam kiekvienam klientui skambinu, sakau, jau dabar išeisiu, aš sako, jūs sako tokia kaip draugė. Tai va, bet tiesiog eina toliau gyvenimas ir reikia suprasti, kad reikia rinktis, ar ne, reikia rinkti save ir tai, kas tau patinka, nes tada, kai turėsim atvirą širdį, mes atiduosim daug daugiau kitiems žmonėms. Ir toliau pakalbėkime apie mūsų prigimtinės savybės, kaip jos pasireiškia ir kaip jos mums gali padėti susikurti mūsų profesiją. Šita tema yra labai įdomi ir aš ją paliečiu tik tai vos vienu piršteliu, kad bent jau suprasti ją, bet mes kiekvienas turim prigimtinių savybių, kurios yra arba stipriau išreikštos, arba silpniau. Jos visos pas mus yra, visas mes turim, bet vienos stipresnės, o kitos yra silpnesnės. Ir pagal tai, kokia yra tavo ta dominuojanti profesija, kurios yra dominuojančios, pagal tai gali suprasti, kokia darbo pozicija ir kokia darbo vieta tau būtų tinkama. Tai dabar šitos būtent mūsų patirtys, kurios pas mus dominuoja ir prigimtys, jos labai gerai nurodo, kodėl vieni žmonės vienoje profesijoje tuose batuose jaučiasi labai gerai, mes žiūrim į tą žmogų ir galvojam, o Jėzau, kaip jam fainai, kaip jisai kaifuoja, kaip jam smagu ir aš noriu. Aš įlipu jo batus, atrodo kaip nefainai, kažkaip net negerai jaučiuosi. Tai yra dėl to, nes mes turim tą prigimtinę savybę. Tai viena iš jų yra saugančioji.
saugančioji yra stipriai išreikšta pas tuos žmonės, kurie nuolat saugo. Tikriausiai žinot tokių pavyzdžiui, arba patys netgi esat, aš tokia anksčiau buvau, nežinau, kaip čia taip pasikeitė, bet, pavyzdžiui, aš matau skaidrėse klaidą ar galvoju, tai reikia pasakyti, kad pataisytų. Nu, Dieve, nueis į prezentaciją su klaida, gėdos prisidarys, ar ne? Tai va tokie žmonės, pavyzdžiui, aš ir būna Instagram'e greitai ten kažką rašau, ar ne, ir pridarau klaidų. Dabar aš tiesiog keliu ir galvoju, gerai, kelsiu, ta prasme, taupom laiką, žmogus supras. Bet visada atsiras tokių, kurie parašys. Labas, Viktorija, tu padarei klaidą, ar ne, ten čia turi būti su nosinė, arba ten taško nepadėjai. Ir viskas su tokiais žmonėmis yra gerai. Parašykite, ar žino tokių žmonių, kur va visada pasakys, kad va čia yra klaida. Visada, visada. Jie tokie saugo, apsaugo, jie viską prižiūri, jie taip viską labai labai detaliai sužiūri. Ir nei jų ten kas prašo, nei neprašo, ar ne, jie vis tiek parašys. Ir aš turėjau vieną tokį bendradarbį, nu kaip jis mane nervuodavo, žinokit, aš nespėjau kažką padaryti, jis jau man rašo, būtų geriau, jeigu būtum taip ir taip. Galvoju, tai nei kas tavęs prašė, nei ką, bet jo yra tokia prigimtis, jisai yra saugantis. Ir tokie žmonės yra labai geri prezentacijų ruošėjai, administratoriai, ar ne, buhalteriai, IT specialistai, nu, kur reikia būtinai sužiūrėti tą klaidelę, ar ne, ir jie ją pamatys. Ir va tokie žmonės, čia yra jūsų stiprybė tą išnaudoti. Pavyzdžiui, ten mane gal nervuos, kad ta klaidelė yra ir aš tingėsiu ją pataisyti. O jūs va būsit ta, kur pasakys, žiūrėk, klaidą padarei, tau reikia išsitaisyti. Tai va tokius žmonės yra labai gerai turėti vadovams šone, kurie ten turi N+K darbų. Ir va toks žmogus saugantis eina iš paskos, ar ne, ir sako, žiūrėk, čia tas. Vadovui yra beprotiškai gerai, nes vadovas viską pasitaiso, ar ne, jisai žino, ką reikia padaryti. Tai reikia žiūrėti, kokia yra tai jūsų savybė, ar jinai yra dominuojanti ar ne. Tada yra mokančioji, tai tie žmonės, kurie labai mėgsta mokytis ir mėgsta mokyti kitus. Bet tai nereiškia, kad būtinai tai turi būti mokytojai, ar ne, tam tikri, tai gali būti tam tikri instruktoriai, kaip pavyzdys treneriai tam tikri, kurie perduoda žinias, ar ne, jie veikia tarytum transformuojančiai. Jiem yra kaifas, kai kitas žmogus supranta, ką tu nori pasakyti. Parašykite, ar yra tokių pas mus mokančiųjų, kur jums tai patinka, kai kažkas supranta, kad jūs galit pateikti tą informaciją kažkam, papasakoti. O, aš mokančioji, Emilija rašo. Taip, pavyzdžiui, aš irgi esu mokančiosios tipo, man labai patinka gauti iš kažkokio webinaro daug žinių ir po to skambinti Eglei ir papasakoti, kad, ką aš gerą sužinojau. O kai nesupranta, tai nervuoja. Taip, nes tas mokančio pozicija. Ir pavyzdžiui, būna dažnai įsivaizduojama, kad mokantysis darbe tai turi būti tas, kuris ten aukščiausias pareigas jau yra praėjęs, nes turi daug patirties. Tai pavyzdžiui, aš esu turėjusi tokių vadovų, kurie man aiškina, aš galvoju, aš nieko nesuprantu, ko tu iš manęs nori, ir nes žmogaus mokančioji savybė yra labai labai žema. Ir tai kas, kad jis turi būti, daug patirties turi, jis nemoka paaiškinti, jo tai nėra stipri savybė. Ir kaip man Eglė nuolat primena, sako Viktorija, tai nėra savaime suprantamas dalykas, ne visi žmonės tokį turi. Tai čia irgi jums atsiminti, kad tokie žmonės labai geri vesti kursus, mokymus, ar ne, seminarus tam tikrus, daryti atmintinės, nes jūs mokat konspektuoti informaciją labai gerai. Ir iš to galima kurti jūsų irgi tam tikras solo veiklas. Tada yra administruojanti, tai tie žmonės, kurie viską sužiūri. Žinot, kai būna, kai ateini pas administratorę ir pridėliota lapelių prie kompiuterio. Ir dvi administratorių, du tipai. Viena, kuri turi stiprią administruojančią savybę, tai kai jinai daro darbus, jinai tos lapelius greitai nuima ir išmeta. Ir jeigu yra moteris, kuri yra administratorė ir pas ją ta administruojančioji savybė yra labai maža, jinai tiesiog dirba tą administratorę, nes reikia dirbti. Tai jinai vieną lapelį nuima, kitą priklijuoja, kitą pameta, yra kažkoks chaosas. Dėl to, nes pas ją ta savybė nėra išreikšta.
Tai pavyzdžiui, administruojantį, jeigu pas jūs yra išreikšta, parašykit, ar yra pas ką nors. Labai geri vestuvių planuotojai, organizacinius darbus dirbantys žmonės, kuriem reikia administruoti ir jie sistemiškai viską labai gerai sudėlioja ir jiem yra labai labai svarbu, kad visos mamos privalo būti administratorės, kad būtų sistema ir jinai būtų sudėliota. Ir įsivaizduokit, yra vestuvių planuotoja. Jeigu vestuvių planuotojos būtų mokančioji savybė, arba mokančioji savybė išreikšta labai stipriai, o administruojanti labai labai žema, tai ar jūs norėtumėte tokios vestuvių planuotojos? Nu, tikėtina, kad ne, nes jinai pusę dalykų pamirštų. Tiesiog. Tai va, yra labai svarbu, kokia yra ta sistema ir ar jums patinka visoje toj sistemoje greitai suktis. Emilija rašo, yra tik darbo knygoje visa sistema, bet jeigu jūs jos laikotės ir jums patinka, jūs kaifuojate, ar ne, ją sukurti, ją padaryti, tai čia jau yra viena iš jūsų stipresnių savybių. Toliau yra kūrybinė, tai kaip pavyzdys pas mane yra labai išreikšta kūrybinė prigimtis. Man yra labai lengva, kad ir jūs sakysit, sukurk webinarą apie rašiklį. Aš galėčiau jums čia 10 temų prirašyti, kokios gali būti rašiklio temos, ar ne, būtent to webinaro. Kitam žmogui, kuris, pavyzdžiui, yra saugantysis labiau, jam bus kančių kančia, jis galvos, aš tai tiesiog sakysiu idėjas, kokias man eina, o saugančioji gali labiau sakyti, nu gal šitos idėjos nesakysiu, nes gal čia nesąmonė, reikia gerai apgalvoti, taigi čia svarbu tos smulkmenos ar ne ir taip toliau. Tai yra labai svarbu pasižiūrėti, ar jums lengvai eina idėjos, ar jums lengvai eina kūryba. Tai tokie žmonės, jie labai lengvai gali daug idėjų prigeneruoti vienu metu. Pas tuos, kuriuos kūrybinė yra žemai išreikšta, nėra tokia stipri, jiems idėją sugalvoti labai labai sunku. Kiek mes turim kūrybininkų stipriai išreikštų? Parašykit, ar tokių turim. Aš manau, aš tokia. Jau jeigu Greta mano, tai tikrai būsiu tokia, nes kūrybininkai nepasikuklins. Pagalvoti ir pasakyti, aš rašot. Manau, aš turiu taip, nes eina idėjos, eina, nors jos kartais visai negenialios, nesąmonės būna, bet tiesiog sugalvoja, ar ne? Aš rašot. Taip, toliau yra gydančioji. Tai čia kai visas prabėgsime, tai paprašysiu jūsų, kad jūs parašytumėt savo 2 stipriausias dominuojančias. Tai va, visas išsiklausykit ir tada parašykit po to gale, kurios 2 labiausiai jums dominuoja stipriausias. Gydančioji tai yra ta, kuri nuolat rūpinasi kitais. Tai pavyzdžiui, manau, irgi tikrai tokių žinot žmonių, kur, pavyzdžiui, ateini į darbą arba ten draugų aplinkoj, kad ir prieš mėnesį laiko sirgai gripu, jie vis tiek ateis ir paklaus, kaip tu jautiesi, kokius tyrimus dareisi, kaip dabar tavo sveikata, ten ką tu veikėjai ir taip toliau, kokią geležį geri, nes labai svarbu, žinau vieną labai gerą, tai aš tau ją rekomenduoju. Tai gydantieji, jie nuolat nori kažkam padėti ir pas juos tas noras paklausti, kaip yra jūsų sveikata, kaip jūs jaučiatės, ar jūs atrodot liūdni, pikti, kažkas nepasisekė, yra labai labai normalus ir jiem tai yra savaime suprantamas dalykas. Normalu, kad tai yra gydytojai labai dažnai, bet gydantieji gali būti ten kaip pavyzdys, ar ne, ir psichologai, ir jogos mokytojai, per sveikatos dietistai tam tikri su maistu dirbantys. Tiem, kuriem labai patinka sveikatinimo temos, ne, kur sveikata tai tikrai labai įdomu. Toliau yra linksminantieji, tai tiem, kuriem labai fainai linksmina, jie labai gerai jaučiasi prieš kameras, jie yra tokie atsipalaidavę ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, skaityti įmonėj pranešimą apie rezultatus yra daug geriau linksminančiajam negu kokiam saugančiajam. Nes saugas, tas, kuris saugo, jam bus bele koks stresas, nes jis matys tą kiekvieną klaidelę, jam daug reikės padaryti. O tie, kurie yra linksminančiosios, labiau prigimties, jie yra tokie labiau atsipalaidavę. Tai jie labai tinka įvairiom prezentacijom ruošti, ar ne, taip pat ir kūrybai. Tada yra duodantieji. Tai čia galime pateikti pavyzdį su padavėjais.
žiūrim, ateina vienas padavėjas, nu jis ten su tokiu malonumu atneša tą kepsnį, padeda ar nepalinki labai skaniai pavalgyti. Tu jauti, kaip žmogus net kaifuoja nuo to. O ateina kitas padavėjas, jisai ten koja už kojos, šlep ar ne, numeta tą lėkštę ir sako skanaus, nusišypso, bet tu supranti, kad, nu ne, čia ne apie tai. Tai vat yra labai labai svarbu suprasti, ar jūsų ta savybė dominuoja, kaip, pavyzdžiui, kaip duodančioji, jūs norit nuolat pasitarnauti. Daug duodančiųjų yra savanoriai. Kaip pavyzdys, mano viena draugė sako, kodėl tu niekur nesavanoriauji? Sakau, aš nenoriu, ką aš žinau, sakau, mane tokių minčių nekyla, kad kažkur eiti ten kiekvieną savaitgalį savanoriauti. Jis sako, nežinau, kaip galima be to gyventi, nes jai tai yra labai labai svarbu. Tada yra verslumo, tai tie, kurie gali iš tam tikrų idėjų, resursų sugalvoti, kaip dar daugiau gauti, ar ne, ir nuotykių. Tai tiem, kuriem labai labai yra svarbu, kad būtų nenuobodžiai, ar ne? Tai įsivaizduokit, jeigu koks IT specialistas, buhalteris, psichologas būtų prigimties labiau nuotykių, nu jie nepadirbtų savo darbų, nes nu jiem tiesiog būtų neįdomu. Tai va, tai noriu jūsų paprašyti, parašykit bent 2 savo savybės, kurios labiausiai dominuoja. Webinaras truks dar maždaug kokią 15-20 minučių. Manau, 15 turėsim suspėti. Tai kokios 2 savybės pas jūs dominuoja? Mokančioji ir saugančioji. Kūrybinė, mokančioji, kūrybinė, 2, 5, mokančioji, gydančioji nuotykių, administruojanti ir duodančioji, mokančioji ir kūrybinė, manyčiau. Tai va, Rosita, labai tiktų mokymai, ar ne, įvairūs, kad perduoti savo žinias. Verslumo, administruojanti, linksminančioji. Mokančioji, duodančioji, gydančioji. Duodančioji, gydančioji, o kiek daug įdomųjų turim. Geras, labai fain. Tai va, ir pagal tą kiekvieną savybę galime mes pamatyti, ar ne, kas man labiau tinka ir kur aš tas savo savybės galiu išnaudoti. Čia labai svarbu, ką noriu pabrėžti, kad pradėtum dirbti solo veiklą, tikrai nereikia daryti taip, kad ką čia naujo išmokus. Galima visą laiką mokintis naujo, bet ką aš galiu padaryti dabar iš savo jau turimų resursų. Tai reikėtų atlikti tam tikras užduotis. Čia dabar tas užduotis greitai prabėgsim, bet noriu, kad jūs tas skaidrės nusifotografuotumėt ir tikrai savo paskirtumėte laiko ir pasėdėtumėte su tais klausimais. Žinokit, aš pati esu šitą užduotį dariusi 2 kartus ir tikrai mane labai labai maloniai nustebino, kai pamačiau, kiek daug aš turiu visokio turto savyje. Tai jums reikės balto lapo arba Excelio arba Wordo, kurio jums labiau patinka, ir jums reikės surašyti viso savo gyvenimo sąrašą patirčių, kurios jūs užaugino ir išmokė naujų dalykų. Tai visos darbinės patirtys, savanorystės, seminarai, webinarai, renginiai, stovyklos, pažintys su žmonėmis, visas tas patirtis rašot. Negalvojat, tiesiog rašot. Buvot administratorė, išmokote tvarkyti dokumentus, ar ne, išmokote bendrauti su verslo klientais, išmokote naudotis kasos aparatų ir taip toliau. Viską rašot. Toliau sąrašas žinių, ką jau mokate ir su kuo esate susipažinusi ir patyrusi. Kaip pavyzdys, aš pati, pavyzdžiui, dirbau Eurovaistiniai, ten buvo grožio srities prekių ir maisto papildų konsultantė. Aš užsirašau savo patirtį kaip dirbanti konsultantė grožio srities ir maisto papildų ir savo žinias. Tas darbas mane išmokino beprotiškai daug žinių, nuo visų sudėčių iki pardavimo, iki aptarnavimo, iki stovėjimo, ar ne, tam tikroj vietoj, iki personalo valdymo. Tai čia yra labai labai svarbu, kad jūs atskirtumėte savo patirtis ir ką ta kiekviena patirtis, kokias jums žinias atnešė. Tai žinokit, realiai, kai pradedat šitą sąrašą daryti ir jeigu jūs prie jo tikrai nuoširdžiai pasėdit,
jum neužteks vieno lapo. Jum tikrai 2 lapai bus minimum. Čia galiu pasakyti iš klientų patirčių. Viską surašot. Ir tada sąrašas tavo pomėgių, ką iš tikrųjų mėgsti veikti. Čia man labai patinka vienas tipsas apie tai, kokius mes mėgstame žiūrėti reelsus. Parašykit, kokius reelsus mėgstat žiūrėti. Aš, pavyzdžiui, mėgstu žiūrėti apie sportą, apie verslą, ten kaip kažkas pasiekė kažkokiu tai aukštumu. Nu, man tai patinka, jeigu ten kažkokia tai moteris, kuri ten disciplinuotai sėdi prie kompiuterio, jinai ten rašo kažką siekia ir ten rašo, ne, kad mano tikslas ten pasikeis per 2 mėnesius. Aš nuolat tokius reelsus žiūriu ir man juos rodo, nes man labai labai patinka. Toliau, kaip pavyzdys, labai patinka ten sveiko maisto reelsai. Nu, beprotiškai, nes atrodo, tai su sveikatingumu viskas susieta. Ir pasižiūrėkit, kur jums tas laikas pradingsta. Va rašot, aha, atrodo, neturiu kas patiktų. Tai va, būtinai čia pasižiūrėkit apie reelsus, ką jūs mėgstate žiūrėti Instagrame. Visada arba straipsnis, nu, kurį jūs tikrai paskaitysit, nu, nes tikrai jums fainas. Arba pamatot renginį ir galvojat, o, aš čia noriu nueiti, ar ne, man čia būtų faina. Delfi. Delfi gal ir kokį straipsnį randat, ar ne, apie maistą, apie verslą, apie ką tai yra. Pabandykit pastebėti ir su tuo išbūti. Kaip žmonės tvarkosi namus, jo, aš tas geras, jaučiu čia. Palmyra, tu ne viena, nes tokį sukuria irgi struktūros sudėliojimą, ar ne? Ką čia rodo, kad mes turim savyje irgi labai daug noro turėti aiškę struktūrą ir įžvelgti, va, tose kasdieninėse praktikose, kokia yra viso to prasmė, kas man iš tikrųjų ten patinka. Aha. Aš irgi visada atrodo, kad neturiu pomėgio, atrodo, kad įvardint galiu tik darbą. Žinokit, čia tik atrodo. Tikrai pasėdėt, mintyse pasikuist. Va čia labai rekomenduočiau sesiją pas Eglę. Aš pati pas Eglę atsimenu, po pirmos sesijos išėjau, galvoju, Dieve, nu kiek pas mane smegenyse informacijos, aš nemoku jos skaityti. Tai tie pomėgiai tikrai yra. Ir sąrašas žmonių, kurie tave įkvepia. Tai šita užduotis, žinokit, irgi labai gera ir labai daug atverinti, Eglė rodo tobula, nes tas kiekvienas žmogus, jis ne veltui jūs rezonuoja, ne veltui jisai jums patinka. Ir su tuo kiekvienu žmogumi jūs galite matyti, kas jums labiausiai patinka jame ir kuo jisai domisi. Ir mes visai kažką lygiuojamės, ar ne? Tai susirašykite sąrašą žmonių, aš atsimenu, susirašiau gal 10 žmonių ir po to žiūriu, kad realiai juos sieja viena bendra savybė, kuri mane labai žavi. Nors iki to laiko net nesusimąsčiau, kad tokia savybė mane labiausiai žavėtų. Tai susirašom sąrašą mus įkvepiančių žmonių. Ir kita jums būtų užduotis, kuri padeda atskleisti mūsų stiprybės ir išskirtinumus. Tai yra išsiųsti žinutes savo draugams, artimiesiems, šeimos nariams. Tiesiog, labas, turiu padaryti užduotį. Kokias mano supergalias tu esi pastebėjęs? Ir tada... Atsiprašau, čiaudėt, noriu tiesą, sakau. Kokiais klausimais jie kreiptųsi pagalbos į tave, ar ne? Aš pati asmeniškai padariau tokią žinutę ir išsiunčiau savo artimiausioms draugėms. Žinokit, kokiu prirašė atsakymų. Aš galvoju, čia tikrai apie mane. Taip tikrai žmonės galvoja. Tai va šitoj vietoje yra labai svarbu bandyti ir pamatyti, ką kiti žmonės apie jūs galvoja, jiems užduodant tam tikrus klausimus. Tai kaip pavyzdys, ką, pavyzdžiui, pasakė apie mane mano draugai, tai kad esu labai atidi, smulkmeniška, ar ne, jeigu aš domiuosi tam tikrą temą, tai aš domiuosi ten maks iš visos širdies
ir jau kad maks viską aš ir darysiu ir tikrai domėsiuosi ir visą laiką padarysiu viską, kad tik būtų kokybiška, kad sugebu žmonėm atrasti profesiją, kad sugebu atrasti kelią, kad įkvepiu, kad turiu lyderystę, vedimą į priekį, ko paprašysi, greit susiorientuoju ir padarau ar ne tam tikrus dalykus. Tai aš, pavyzdžiui, esu ir ėjusi ir pas psichologę, ir lankiusi ten visokią psichoterapijas, nes aš labai norėjau susitvarkyti savo smegenis. Ir čia praeitą savaitę mano ta pati psichologė sako, žinai, sako Viktorija, tau vis tiek reikia vis priminti, kad tavo stipriosios savybės yra išskirtinės ir ne visi žmonės turi tas stipriasias savybės. Kaip ir mes čia kiekvienas turime autentiškai. Man labai lengva tai pamatyti kituose, bet kad aš pati pamatyčiau save, tikrai reikia darbo įdėti, nes kitas žmogus tau va taip pasako, tu galvoji tikrai, tikrai. Va, aš ir noriu susitvarkyti smegenis, tai žinokit, daug būdų yra susitvarkyti. Ir va, matau Godos klausimas, o prieš tai dar klausiau, minėjot, čia tiek daug darbų pakeitus esat kaip darbdaviai. Atrodo, jie tik žiūri, kiek ilgai esi pradirbęs, kiek jums metų. Man yra 28 metai, aš pradėjau dirbti nuo 18 metų, tai tas pagrindinės profesijas keičiau maždaug iki 24 metų, kažkur maždaug tiek, ir po to jau 4 metus dirbau stabiliai su individualia veikla, veiklos legalizavimu, būtent šitoj srity. O kaip žiūri darbdaviai, tai į mane asmeniškai žiūrėjo labai gerai. Tai buvo net ir tokių atvejų, kai ėjau pasitikrinti į darbo rinką, ar gal mane priimtų, noriu pasižiūrėti pagal CV. Tai dėka visų tų mano patirčių, tikrai buvo daug tokių, kur sakau, žinokit, aš pas jūs neįsiu, aš čia tik pasibandyti atėjau. Jie galvojo, kokia. Sako, bet jeigu jūs norėsit, jūs ateikit, nes sako, jūs tiek daug turit patirties. Bet ta patirtis, jinai dėka to, nes aš skyriau laiko analizai ir aš tai susidėliojau. Ir dar kitas dalykas, jau visai keliaujam į pabaigą, labai jums rekomenduoju atlikti Herzbergo 2 veiksnių teorijos testą. Šitas testas parodo, kas jūs labiausiai motyvuoja, ar ne, ir į ką jums reikia atkreipti dėmesį. Tai, pavyzdžiui, aš pati dirbau ir ten komandos vadovė, struktūros vadovė, ir man sakydavo, taigi, kaip tu išeisi iš tokių pareigų, taigi kilk, taigi čia gerai tau sekas ir taip toliau, ir taip toliau. O manęs, kai aš pasidariau šitą testą, aš galvoju, manęs visiškai nemotyvuoja statusas. Nu, absoliučiai, man jokio skirtumo, ar aš esu vadovė, ar aš esu struktūros vadovė. Man pats svarbiausias dalykas yra darbo turinys. Jeigu jis man įdomus, viskas. Ta prasme, nieks manęs neišgelbės. Tai labai rekomenduoju jums pasidaryti šitą testą. Ir jeigu nėra idėjų, nėra kūrybos, nėra minčių, tai yra labai svarbu atsiminti tai, kad mes patys tai susikuriam. Klausom seminarus, klausom įrašus, skaitom knygas, ar ne, dalinamės tarpusavį. Skirkit laiko ir pasianalizuokit. Tai dabar tas būtent solo veiklos kūrimas, kaip jisai atrodo. Pirmiausia, jums reikėtų pasirinkti kryptį ir nusistatyti tikslą, kokį jūs norite dabar pasiekti. Tada veiklos legalizavimo etapus praeiti, tai iš to vieto aš padedu žmogui susitvarkyti, pasidaryti konkurentų analizę ir savo išskirtinumo sukūrimą, kuo jūs esat išskirtiniai. Čia man labai lengva žmonėse pastebėti išskirtinumus, ar ne? Kitiem būna, kaip pats žiūri, atrodo, nematai viso to. Tada produktų krepšelį susidėlioti, ką jūs norite parduoti, susidėlioti kainodarą, pardavimų kanalų pasirinkimą, kur jūs pardavinėsit. Tiesiog susidėliojat 1, 2, 3, 4, 5, ar ne, ir tada jūs viską žinot, ką daryti, jums tik tai daryti reikia. Tada įpakuojat savo prekes ar paslaugas ir jau vėliau tik tai darbas yra pelno didinimas. Tai mano klientai yra iš labai įvairių sričių. Vieni ateina dėl veiklos legalizavimo, nes jau turi kryptį. Kiti ateina pasirinkti pardavimų kanalų, kiti ateina praeiti visą kelionę kartu su manim, nes dar tik tai pradeda. Tai čia tiesiog norim pasakyti, kad sukurti savo solo veiklą yra tikrai įmanoma ir tikrai
galima iš jos uždirbti, tik tai svarbu lipti ant to kiekvieno laiptelio, o jeigu mes nelipame ant to laiptelio, tai mes ir trankomės, ar ne, ir ant jo tiesiog neužšokam. Ir kai darom strateginės sesijas, yra labai svarbu sau pasakyti ir sau paskirti laiko. Kai aš dirbu su žmonėms, sakau, žinokit, reikės dirbti. Ir reikės daryti. Jeigu jūs laiko neskirsit, tai nei jūs pinigų geriau investuokit ir nepirkit paslaugų, nes reikės daryti. Nebus nieko per nedarymą. Tai per sesijų metu ir sužinom, kiek daug turim įvairių galimybių. Ir pagrindinė paslaptis yra eksperimentavimas. Tai aš pati irgi einu pas įvairius mentorius, kad jie mane pakreiptų, pamatytų žmonės, kurie mane mokina dar iš aukščiau, ne, kurie dar daugiau pasiekia, kurie yra mano įkvėpėjai. Ir man viena mano mentoriai sako, žinai, sako Viktorija, sako, tu sėdi su strėlyte ir galvoji, kaip norėčiau pataikyti į vidurį. Bet sako, tu galvoji, bet tu nedarai. Ir tada mane labai paskatino, kad tu turi eiti ir daryti. Per darymą tada pamatai, patinka, nepatinka, ką aš noriu pakeisti, kuri kryptis man netinka, niekada nepataikysi tiesiai į vidurį. Tai yra darbas ir eksperimentavimas. Ir yra labai svarbu, kad mes bendrautume su ekspertais, turėtume tam tikras programas, kurios mus veda ir kurios mums padeda visą tą planą susidėlioti. Internete yra daugybė nemokamos informacijos ir ta nemokama informacija irgi yra labai naudinga, jeigu turit valią ir turit laiko analizuoti ir patys sėdėti. Yra daugybė žmonių, kurie jums gali padėti eiti visų tuo veiklos keliu, kurie gali jūs nukreipti ir jūs daug greičiau išaugsit. Tai aš visai už tai, kad kai investuoji, gauni 3 kartus didesnę grąžą, nes tiesiog sutrumpini savo laiką. Ir čia viena dalis, kuri, žinokit, man visada supurto smegenis. Jeigu mes gyvename iki 80 metų, atrodo, čia dar toli, ar ne, tas 80 metų, bet žmogus gyvenantis iki 80, jis maždaug gyvena 960 mėnesių ir 29 tūkstančius dienų. Tik 29 tūkstančius dienų. Kaip jums atrodo daug tie 29 tūkstančiai ar ne? Parašykit daug ar mažai. Aš žinokit, kai man šitus skaičius parodė, sakau, tik 29 tūkstančiai, nes aš žinau, rytas vakaras ir taip kaip skaitliukas. Tos dienos eina, mažėja. Ir man vienas mentorius sako, ir tu vis dar turi laiko atidėliot tam tikrus darbus, nedaryt, bijot, nesakau, žinok, viskas, einam ir darom. Tai čia yra labai svarbu. Mes turim ribotą laiko limitą, ne, padaryti tam tikrus sprendimus ir iš tikrųjų čia yra iki 80 metų. Tai kad mes sprendimų netidėliotume. Tai noriu paklausti jūsų, su kokia pagrindinė žinutė iškeliaujate iš mano dalies ir kas jums labiausiai patiko, kas surezonavo, parašykit ir tada jau keliausim prie mūsų dovanų. Tai laukiu jūsų atgalinio ryšio, kad reikia veikti, valio. Labai gerai. Viskas patiko, labai džiaugiuosi, kad reikia daryti čia ir dabar. Kad turite ribotą laiką. Visi atsakymai mumyse, tikrai žinokit. Reikia veikti ir daryti, reikia veikti ir kažkaip pasidaryti aišku planą. Taip, va čia žodis kažkaip, mane viena mano mentorė išmokino, sakau, reikia kažką daryti. Ir jinai sako, Viktorija, aš jau galvoju, ką sakau, sako kažką, gerai sakau, šitą žodį išmetam, einam darytis veiksmų. Reikia nebijoti, ieškoti savęs ir bandyti. Super seminaras. Labai reikia man tokio motivatoriaus kaip jūs. O, džiaugiuosi. Jo, žinokit, aš stipriai stumiu. Kaip mano viena vaikystės draugė sako, aš visą laiką jai liepdavau eiti su manim pabėgiot,
jinai sako, Viktorija, jeigu aš susilaužysiu koją, gal tada galėsiu neiti. Nesakau, vis tiek turėsiu eiti. O jeigu abi kojas susilaužyčiau, nu gerai, sakau, tada jau kažką sugalvosim. Tai aš labai skatinu ir kartais papušinu, ar ne, tam tikrose vietose, bet tiesiog, nes labai noriu, kad žmogus pasiektų rezultatą. O kai susibendraujam, tai žmogus sako, jau pačiam iš tų atmazų. Būna juokinga. Labai patiko. Ačiū, kaip reikia ieškoti savęs ir daryti, reikia pradėti nuo atsakymų savo vidinius klausimus, kas aš ir kokios mano vertybės. Labiausiai patiko įtraukiantis vaizdingas pateikimas šaunuolis. Ačiū, Palmyra. 29 000 dienų, ar nesirezonavo, kad individuali veikla labai padaroma. Tikrai taip. Šitas paskutinė skaidrė labai palėtė. Bet buvo labai įdomu viskas, jau norisi pradėti savyje ieškoti atsakymų. Nerealiai jūs man patikot, ačiū jums. Kažkaip neschaosas galvoj, bet motyvuojat labai. Tokio motivatoriaus kasdien šiuo metu reikėtų. O, ačiū, Danguolė, kaip fain, labai įdomu viskas. Tai ką, klausimas jums, ar esat pasiruošusios dovanoms? Ar esate pasiruošusios? Taip, taip rašot. Labai džiaugiuosi. Labai gerai. Daug emodžių. Labai smagu, kad dar nemiegat. Tai mes turim paruošę keletą. Jums net dovanų vieną tuoj rinksim ir laimėtoją. Tai dar nepabėkit, palaukit. Ir turim mes ir visoms moterims susirinkusioms dovaną, kurios nori naujų galimybių, nori pamatyti kitą kampą, ar ne, nori pradėti veikti, tai mes su Egle dovanojam visiems mūsų paslaugų paketams po 20% nuolaidą, toms, kurioms yra aktualu. Ir kokios yra sąlygos. Tai iki 29 dienos užsiregistravus į nemokamą pažintinį skambutį, jeigu jūs matysit, kad jums reikia tų paslaugų, kad jums rezonuoja, tai bus tiesiog jums galimybė įsigyti tą paketą su nuolaida. Ir dėl ko pirmiausia yra pažintinis skambutis, o ne iš karto galite įsigyti. Tam, kad mes irgi įsivertintume, ar tikrai mūsų sutampa norai, ar ne, tiek jūsų, tiek mūsų, ar mes tikrai galime būti naudingos. Nes mes norime dirbti iš širdies, kad jums būtų nauda. Tai dabar į tuos pažintinius skambučius tuoj parodysim, kaip jūs galite užsiregistruoti. Ir tuose pažintiniuose skambučiuose tiesiog mes jau vienas ant vieno, ar ne, galėsim pasikalbėti ir pamatyti, kokia gali būti nauda. Tai čia parašiau savo asmeninės paslaugas, kokios jos yra. Tai yra arba midi arba maxi paketai, priklausomai nuo to, ko žmogus nori. Jeigu žmogus, dažniausiai tai viską aptariam per asmeninės sesijas, per tą nemokamą pažintinį skambutį, kiek jums ko labiau reikėtų. Ne? Ir jau tada mano tikslas yra, kad jūs išjudėtumėt su savo solo veikla ir kad jūs pradėtumėte uždirbinėti pinigus iš savo solo veiklos. Tai pritaikius 20% nuolaidą, sesijų kainos jos yra tikrai ganėtinai mažos. Tai čia tiesiog jums, kad susipažinimui, kad orientaciją turėtumėt. Ir tada Egle, tavo trumpai pristatyk. Taip, tai čia yra mano irgi sesijų paketai, čia yra coachingo sesijų paketai ir aš ką dar noriu pabrėžti, kad tai yra dvi atskiros paslaugos. Viktorijos paslauga yra viena, mano paslauga yra kita. Aš, pavyzdžiui, pas Viktoriją dabar, kai žinau dirbu su savo veikla, aš žinau, kad aš su ja tikrai noriu dirbti, bet man labai reikėjo pagalbos įprasminti jai socialinius tinklus. Ir man ištisai šitą dalyką padeda daryti Viktorija, nes aš be jos, taip, kokius kanalus pasirinkti, kaip padidinti pajamas, kaip padidinti produktyvumą, tiesiog man būtų vienai labai sunku. Bet mano paslauga yra apie tai, kaip atrasti ir daeiti iki to. Tai tuom jos ir skiriasi. Ir mano sesijų paketai irgi pritaikoma 20% nuolaida, jeigu jūs registruosite per šiandien dieną pažintiniui skambučiui, ką ir Viktorija paminėjo, tai nėra iš karto kažkoks dalykas, kad aš turiu pirkti, nes mes pačios buvę daug seminarų, žinom tą spaudimą, žinom, kaip jisai užknisa,
Ne. Pirmiausia yra pažintinis skambutis, tam, kad susipažintume, pasižiūrėtume jūsų situaciją, ar mes galim vienos kitoms būti naudingos ir tik tada jau galite kažką įsigyti, bet jums bus pritaikyta šita nuolaida, jeigu jūs susiregistruosite tiesiog pažinčiai. Tai vat sesijų kainos vat būtent tokios, kad vienkartinė sesija, 4 sesijų ir 8 sesijų paketai matote. Toliau, Viktorija. Jungiu. Taip. Taip, dabar čia. Tai palauk. Čia jūs matote mūsų QR kodus, kur galite nusiskanuoti ir tiesiog įeiti į mūsų kalendorių, kur yra laisvi laikai paskirti tiems skambučiams, užsiregistruoti. Jeigu jums nepatogu taip, aš dabar irgi į chat langelį įkeliu savo nuorodą, per kurią taip pat galite registruotis, ir Viktorija įkelk savo nuorodą, per kurią taip pat irgi galėtų užsiregistruoti laikus tiesiog. Taip, tai čia tiesiog norim irgi pabrėžti, kad jeigu jūs nerandat patogaus laiko tam nemokamui skambučiui, kuris yra mūsų kalendoriui, nes mes taip esam dabar specialiai tos laikus susidėlioję, kad skirti max žmonėm po webinaro. Tai jūs drąsiai rašot mum, ar į Instagramą, ar ne, dažniausiai tai atėjot per Instagramą mūsų, tai drąsiai rašot, nerandu, noriu pasinaudoti. Tai jeigu užsiregistruojat į tą pažintinį skambutį per šiandieną arba rytojų, tiesiog mes žinosim, kad jeigu po pažintinio skambučio jūs norėsite įsigyti paketus, kad jie jums bus taikomi su nuolaidomis. Taip, taip. Ir iš tikrųjų labai noriu padėkoti visoms, kad tikrai buvote tokios aktyvios, labai buvote aktyvios, labai daug įdomių tokių dalykų ir pačios apie save papasakojot ir manau, kad daugumą dalykų atradote. Ir man atrodo, kad kai tu, Viktorija, kalbėjai ir aš tavęs klausiausi, tai galvoju, Dieve, tu mano, aš taip labai tikrai mums čia viskas susisėjo, nes visas tas įprasminimas ir visos tos prigimtinės savybės iš vaikystės ir perėjo pas tave, ką dabar mes darom, kaip dabar iš tikrųjų yra, į ką dabar atkreipiam dėmesį. Tai be galo tokia, sakyčiau, svarbi informacija, kurią reikėtų įsigryninti, išsianalizuoti, pasiaiškinti, atkreipti tikrai dėmesį ir į tą praeitį, nes ta gyvenimo linija, jinai yra be galo svarbi mums. Ir ar turite rekomenduojamų knygų? Taip, tikrai turime rekomenduojamų knygų. Aš asmeniškai labai visiems rekomenduoju Joe Dispenzos visas knygas. Atsikratykite, pavyzdžiui, Įpročio būti savimi. Apie savirealizaciją įvairiausių yra knygų. Dabar apie tą savirealizaciją iš tikrųjų ir yra labai daug kalbama tose knygose iš tokios giluminės prasmės. Tai gal tu kažką pasakyk, Viktorija, parekomenduok iš savo pusės, aš gal dar kažką prisiminsiu. Tai čia knygų reikėtų žiūrėti, ką būtent pasiekti norim. Tai reikėtų gal tiesiog išsigryninti. Šiaip galit asmeniškai Instagramą parašyti, kokią temą norit. Ar apie verslumą, ar pradėti verslui. Tiesiog, ar apie savirealizaciją, apie mintis, apie mūsų tinginystę, smegenis, kodėl jos mums neleidžia. Tai apie tas savybės knyga, nežinau, knygos apie savybės kol kas nežinau jokios, kad būtų tiesiog išsigryninimai. Taip, iš tikrųjų, tai tikrai galite parašyti asmeniškai ir į socialinius mūsų tinklus, į Instagramą, nes manau, kad dauguma iš jūsų čia ir atėjote iš Instagramo. Jeigu turit kažkokių asmeninių klausimų, kurių čia nenorite sakyti, drąsiai bendraujam, viskas tvarkoj, jokių problemų. Atrašom. Taip, ir dabar paskutinis mūsų patepimas, kaip sakoma. Taip. Tai norime jums padovanoti seglę dovanų. Vienai iš jūsų, kuri buvote pati aktyviausia, kuri daugiausiai reiškėtės ir dovanos vertė iš viso yra 220 €. Tai tikiu, kad dalyvė gavusi tą dovaną tikrai bus laiminga ir patenkinta, bet dalyvės rinksite jūs. Laimėtojas, atsiprašau, laimėtoją rinksite jūs. Tai noriu dabar paprašyti jūsų parašyti, kaip galvojat, kuris žmogus buvo aktyviausias iš mūsų. Aš vieną net buvau sąrašiuką pasidaręs, kol Eglė kalbėjo. Aš irgi turiu. Tu irgi turi. Taip, Jelena rašo, Ala, taip, kaip kitiem atrodo, kas yra verta dovanos. Aš pati, tai kažkas iPhone'as pavadinta. Ala Guodutė.
Aš manau ir aš. Rosita, taip, Rosita irgi labai reiškiasi. Taip. Aš dar atkreipiau dėmesį į Emilę. Taip. Irgi esu pasirašius. Ala. Ala. Aš. Ir aš. Rosita. Aš Laura. Laura, supratau. Tai kaip dabar, Eglė, kaip išrinksim laimėtoją? Tai dabar, kas aktyviausios dvi buvo, ar ne? Matėm vieną Alą ir dar kuri aktyvesnė. Taip, Ala. Iš tikrųjų, Laura irgi buvo labai labai aktyvi ir tikrai irgi labai aktyvi. Tai dabar iš tų aktyviausių merginų, moterų paprašysime vėlgi, kad jūs pačios išrinktumėte tą nugalėtoją. Tai dabar žiūrėk, Ala, Laura ir Rosita. Ir Rosita, ne? Ala, tai rašom, kas už ką. Gerai. Nu, tuoj skaičiuoti eisim. Tikrai reikės skaičiuoti, čia klausykit, labai įnirtinga kova vyksta. Galėjau sugalvoti, kad tiesiog parašyti žodį ir būtumėt palaikinę, bet... Taip va. Aha. Gerai, taip. Tai dabar, žodžiu, aš skaičiuoju, tai Eglė rašyk. Gerai, skaičiuok, rašausi. Ala 2. Ala 2, taip. Tada, gerai, rašyk Ala 3 iš karto, 3. 3. Laura buvo iPhone kažkaip užsivadinus. Palauk iš naujo, nes čia nubėga man. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Ala. Taip. Ir tada Laura, o Rosita pamiršot brangiosios. Dar atsimenam, ir Rosita tikrai buvo aktyvi. Taip, reikia pasižiūrėti. Taip. Laura 1, nes už save Laura daug kartų prašė Laura, tai užskaitysiu vieną kartą balsą. 2. Taip. 2. Laura 2. Nes visur Laura rašo. Aha. Laura nerimsta. Taip, Laura labai nori dovanų. Taip. Aš ir manau, kad laimėjo Ala. Aš irgi taip manau. Taip, nes labai reiškėsi ir visos širdutės, visos žinutės. Taip, juk sakėte dėti pastangas. Tai taip, tikrai ačiū jums kiekvieną. Tikrai atkreipiam dėmesį į tai, tik tai nusižengtume mūsų taisyklėm šiandieninėm. Taip. Taigi visos kartu renkam laimėtoją. Valio, tikrai, valio. Ačiū Ala labai už didelį aktyvumą. Tai Ala laimi 15 eurų dovanų čekį knygos.lt. Tai tikrai tikiu, kad Ala įsigysi įdomią knygą, kuri bus įdomi ir kuri gal paskatins net daryti tam tikrus pokyčius. Ir taip pat Ala laimi vieną coachingo sesiją su Egle ir vieną sesiją solo veiklos, minčių, auginimo, strategijos su manimi. Tai Ala susisieks su mum, parašyk mum į Instagramą. Mes ir su tam susisieksim, jeigu tu su mum nesusisieksi. Susisiek per el paštą. Tai labai norim padėkoti ir pasidžiaugti. Žinokit, šitas webinaras, mes jį su Egle sugalvojom tiesiog, abi sėdėdamos pas Eglę ir gerdamos kavą ir sakom, žinai, davai darom, mums labai įdomi tema. Ir ačiū Egle tau, ačiū sau. Ačiū tau, ačiū visoms. Labai buvo smagu, labai gera, aš tokia jaučiuosi pasikrovus, tuo miegoti reikės eiti, nežinau, kaip reikės užmigti. Tai ačiū jum visom ir kurios norit, nepamirškit, registruokitės į tą nemokamą pažintinį skambutį. Taip, dar. Jo, tam, kad galėtumėm su jum susisiekti, tam tikrų laikų susitikti, pasimatyti, pabendrauti ir pasižiūrėti,
kuo mes dar galime būti jums naudingos. Tai ačiū jums. Ačiū labai. Visom šiandien buvo energija, tiesiog tvyro ore. Jautėt jūs tai? Nes aš labai jaučiau. Ir tikrai man labai patiko šitas seminaras ir aš manau, kad Viktorija mes tikrai kartuosim, dar paturbinsim jį ir manau, kad reikia daugiau tokių seminarų. Kaip galvojat, merginos, ar reikia daugiau tokių seminarų? Reikia. Tikrai reikia. Labai smagu. Smagu. Jau beveik 10 valandą vakaro. Oi, už kantrybę, čia už kantrybę visoms medalius reikia. Visoms medalius, tai linkiu ramaus vakaro, linkiu gausos, įkvėpimo ir ką, pradėkime veikti. Tai ačiū jums ir iki. Iki. Oi.